Aš eisiu lazerintis ausis. Yra, man prirašė žmonės. Aš dabar padariu istorijų seriją, man prirašė žmonės. Kurios neigės iškarpys iš ausų? Gali būti. Yra lazeris nuo rūkimo į tau... Na žiūrėk, tai dabar jokies. Ten myžalų neliepė dar gerto. Aš pagersiu gal, jeigu reikės 4 metų vaiko myžalą. Su tais 3 pirštais visus pirštus skaičiuoju per šiknaskėlę 1, 2, 3. Pala. Supranti? Iš... Kas? Ką tu čia Ne, aš galvoju, kaip jisai tau pirštus į šikną sukišo. Jinai tiesiog iššovė iš savo pizės. Iššovė Sasyską. Saskę. Pum! Pum! Bet tu girdi pum, tu girdi pakną. Melio biškina tu jauti. Jinai iš... Po antro insulto jau, aš šiandien... Po antro atsisuku, jaskau. Tu bent žinai, kaip kvėpavimą dirbtinį daryti. Atsisukau. Už mane žmogų, ne prie ko, na? Sen net susipūr. Darom antrą, reiškia viskas tvarkoj, reiškia viskas gerai. Jo, šiaip tai iš tikrųjų... Aš šokė esu. Aš nesitikėjau, mes realiai jo su Deiviu, kad taip kažkaip žiūrėsi čia mus. Tai padėkojam, iš karto dėkojam jums visiems, maloningiai ponai ir ponios. Tikrai ačiū, labai smagu skaityti tiek daug komentarų, gražių, fainų komentarų, tiek laikų, tiek peržiūrų. Tai mes, kadangi mes kai siurbelės esam, tų laikų komentarų, mums čia yra čia tiesiog mes... Skaičiaus žmonės. Mes skaičiaus žmonės, mes dokumentuojame, sekam viską, tai mums čia labai labai svarbu iš tiesų yra. Tikrai šiaip daug, mes galvojam šiaip su Deiviu, kad bus kokia, taip, 2-3 štukų, jeigu bus pirmam, tai darom toliau. Taip. Tai jūs padarė taip, kad padarė dvigubai tiek ir darom mes toliau ir viniuom reiškia poreikis yra, reiškia esam norimi. Paklausa yra, pasiūlos bus, visko bus. Tai buvo, aišku, komentarų, šiaip juokingų mes šiandien ir norėtume pakalbėti apie komentarus pradžiai tokį apšilimui, tai... Buvo labai zaibys komentarų. Aš norėjau iš tikrųjų padaryti tokį bairį, bet man nepavyko su bairiu šiandieną. Aš norėjau realiai nupirkti senį, norėjau mums taurę, mažytę taurę apdovanojimo. Ir buvo bičas tiesiog įpisęs komentarą, maladėts bernai, metų podcastas. Ir aš norėjau, atspausdinti, užklijuoti ir ištraukti tą taurę ir padėti čia. Ir tu būtum sakęs, pizda, what the fuck? Jo, aš tikrai būtum sakęs. Bet aš neturėjau laiko tiesiog. Jo, aš prieš išvažiuodamas iš namų šiandien, ištraukiau šampano taurę. Ir išgėriau visą bongą. Ne, ištraukiau šampano taurę hatai ir galvoju, o davai pisiu tokią, vis tiek taurė. Ir kažkaip užklijuosi, supranti, ant tos tiesiog stiklinės šampano taurės ištrauksi ir galvoju, čia bus bairis. Tada, karočią, išplojau tą taurę šampano. Buvo užgrūsta ten spintelį virtuvėje pas mus, mes nenaudoju tų taurių, blėt, pailgų, kur ten močios, geri iš tų. Ir aš bevalydamas ją, man tiesiog rankui nuskilo kojelė tos taurės. Nes tu belia ką stiprus esi, tu jėga tiesiog pulsuoja. Stiprumas yra stiprumas, jo, bet... Čia gal nebuvo stiprumas, tiesiog buvo kažkoksai žioplumas ir nuskėliau, blėt, nulaužiau tą ir tada toksai galvoju, blėt, bet šiaip ir lievas bairis. O kam aš čia, kur jeigu ką būtų mizolkę klijavęs, viską tiesiog... Taip ir buvo toksai. Ai, pochai, šiaip ką lievas bairis. Ko aš čia stengiuosi, tai kol jis padaro. Jo, tai ir nedariau. Ir va tos taurės netvežiau, bet tą komentarą aš vis tiek sakau, zaibys, ačiū už komentarą. Metų podcastas, pirmas išėjo metų podcastas. Jo, mes jau metų podcastas. Aišku, čia jau mes nepriimam kaip už gryną pinigą, gal po dviejų, gal po metų, gal ir bus metų. Gal bus metų. Bet žodžiu, komentarų tai įvairių yra ir aš tiesiog, aš negaliu patikėti, kai žmonės tiesiog susikapoja vien su kitu. Iš niekur žmonės vienas su kitu tiesiog susikapoja, susiplėkė. Kur ta prasme, nieko. Gyvuliai. Tiesiog realiai gyvuliai, kur varklidės. Arklidė, blėt. Aš tą paskaitysiu, ne? Bet apie tą patį mes galvojame. Žodžiu, buvo tų komentarų šiaip įvairių. Tipo, YouTube tai ten vien realiai geri komentarai, nerealus palaikymas ir taip toliau. Ir tada mes kur dėjom tą reelsą su Katino istorija. Tai tas reelsas susilaukė dėmesio. Džiunglėse aš. Dabar tiesiog mane kutena vis šitie. Bet nieko. Nėra malonu? Ne, malonu, biškutį malonu, bet po to ir... Supratau. Žodžiu. Pirmiausia, pirmas komentaras yra Irmanto. Irmantas rašo, 2 asilai susitiko. Tiesiog, kad mes tipo 2 asilai susitiko. Taip, kas jau nėra malonu ir nėra faina. Ir aš čia parašiau, gal ir 3 nori prisijungti.
pataginau į patį. Aš mačiau šitą komentarą, ir aš tiesiog, žinai, ką norėjau parašyti, bet kažkodėl neparašiau. Kad, tipo, seniai, žinau, kas užsiėmė žmoną mušti, nes aš pamačiau, aš pamačiau, kad jo profilio fotkiai, tipo, viena normali, antra su šklenkė alaus. Toks zekas, labai zekas. Su šklenkė alaus. Tai žinokit, o davai pradedam tiesiog rodyti žmonės, žinai, kur, tipo, podcast'e tiesiog pradedam, va toks, va, mums parašė. Aš galėsiu, gal net. Įdomu, kaip privatumo ten tos politikos visos yra, bet žinok, jeigu mes prasižiūrim, ten, čekus tos visus pasidarom, kad, tipo, galim. Tai rodom, seniai. Mes rodysim viską, tai visą jūsų vaikystės nuotraukas. Exposinsim viską. Kas ką parašė, tam pizda bus. Ir tada va čia tas gyvulynas, čia tas va tvartas. Čia kur prasidėjo tiesiog jo mahankės. Tiesiog, iš tikrųjų tas kažkoks Donas Saldiklis, taip vadinkim. Donas Saldiklis, kur... Donas Saldiklis mums rašo. Maladės chebra, tikiuosi nunešit tų 3 senų duchų reitingus. Na, jis čia apie vėl tie patys. Aš manau, kalba apie vėl tie patys. Ja. Ir aš jam tada tiesiog rašau, chill, ir pridėjau žvengų. Nu, kad tipo, mes konkuruojam, žinai. Tu mus gali pagirti kitaip. Žinai, nereikia kitų stumt. Jo, nereikia sakyti, kad jie duchai, žinai, kad tipo čia mus kažkaip. Nu, nereikia taip daryti. Ir aš jam parašau chill ir pridedu žvengų. Ateina kažkoks Edgaras ir patagina Don Saldiklį. Nu, Saldiklis. Pasakė duchas, kurį duchai duchina. Nu, jis jau prasideda. Ir tada Donas jam atrašo Edgarui. Čia apie save tešlagalvių šneki. Čia yra jau Petras. Čia įsijungia Petras. Petras, kuris... Tai čia tu gal? Ir supranti, ką esmė yra, kad aš sėdžiu namie ir man ateina notificationai. Ir aš skaitau, kaip šitie malasi jo, blėt. Ir tada jam atrašo, eik veipuką sutrauksi. Tiesiog. Kur, tipo, čia yra, blėt, 5B prieš 5C mūšis. Važiuojam. Čia yra protmūšis, blėt. Nepraloš nei vienas, dabar nepasiduos. Tada ateina kitas, afganistanietis. Pačionikas toks? Taip, šiandien afganistanietis. Afganas įeina. Patagina, karočią vėl, Don Saldiklį. Žodžiu, jausiai prisijungia prie to. Kiek čia yra daug prieš Saldiklį, ne? 3 iš viso kovoja, 2 prieš Saldiklį. O Saldiklio draugas yra bent vienas? Ne, seniai. Visi, tai, žinai. Saldiklis gauna vienas vartus. Ir tada atvaro afganistanietis irgi patagina Saldiklį ir rašo, nesiputok, vaik naminį. Iš kur, blėt, vaik naminį, seniai. Ir tada Donas Saldiklis atrašo, o, dar vienas vazonas. Pizda. Ir čia prieš 4 dienas bernai pasišnekėjo svetimam, tiesiog, blėt, pas mus miegamajam. Tiesiog užėjo. Susipyzdino. Per duris dar vienas užėjo. Jo, susipyzdino. Ėjo vienas kitam bankai įkalė. Tai gėlė, aš matau, ne? Man normaliai yra su gėlė viskas. Ne, tai mes galim ją patnachu išmesti. Ne, tegul būna gėlė. Tu dėjai gėlę, ne? Ne, tu dėjai gėlę, aš tai gerbiu. Aš gerbiu, kad... Supranti, aš atbūsiu. Kitam kartą žiūrėsiu. Aš vengsiu rytoj ir seniai kaip spranda niešti. Kur va guzuoju, krateriais iš. Kur seniai, kur mane tiesiog, žinai, kur ir dar gėlė alergizuoja, žinai, kur man puslėm išeina po to ryte. Nėra tas, kad tas baltas pienas, kaip bėga iš jos kažką daryti man? Ne, tu pasilik. Ne, viskas tvarkoja. Žiūrėsim rytoj. Jinai netikra. Man rytoj pas daktarą šiaip, tarp kitko, tai vat, žiūrėsim rytoj, ar viskas tvarkoja. Tai žodžiu, komentarai yra nuostabu, yra auksas, tiesiog žmonės tiesiog susiplaka, susimala. Nu ir aišku, paskui va ta dalis komentarų, kur mes irgi sakėm, pašnekėsim šiandien, kur yra žmonės, blėt, nu, ne aš, nei tu, niekada mes nesprantam to būtent komentarų pobūdžio, kodėl žmonės mokina tave gyventi arba mokina tave daryti tam tikrus dalykus. Tai tarkim, vienas iš pavyzdžių, aš pradėsiu, vienas iš pavyzdžių, irgi po to pačiu Reels'u, tik tokia kažkoks bičas, blėt, kuris šis tas Reels'as net ne apie tai, kur tu pasakai, kad tipo katinas gėrė pieną ir jam, blėt, snukis putuotas, žinai, ten. Nu, kur man buvo 12 metų. Taip, žinai, tipo, aš pasakoju, kai man buvo 12 metų. Jo, ir dabar rašo bernas, kad šiaip katės netoleruoja laktozės. Jeigu nori duoti pieną katinui, reikėtų duoti be laktozės. Seniai, nučiltų bybį. Tipo, dėkui, bet na. Nieks neklausė, iš vis. Jo. Aš suprantu, kai tu paklausai žmogaus, tipo, ei, žiūrėk, ką tu galvoji, ar aš galėčiau duoti, blėt, katinui pieną su laktozė? Jo, kaip? Jo. Tu manęs paklausai, aš tau tuoj atsakysiu, žinai. Man grinai irgi tą patį parašė į... Dėl pieno to? Dėl pieno man irgi parašė. Ir aš tuoj surasiu, tu kol kas tas temą. Žinai, kas yra man šitoj vietoj gal juokingiausia, kad žmonės tiesiog nesuvokia, kad, nu, tu pasakoji realiai
istorija, kuri kažkada tau nutiko, tu jau nieko nepakeisi. Ir esmė, kad tu blėt paskui bairį iš viso, tiesiog paskui kaip bairį. Ir tu net ne apie tą pieną šneki, kad katinas kurva laktozė ten geria pieną. Tu tiesiog paskui bairį ir atsiranda žinai kažkokių žmonių, kur... Plus, ne aš girdžiau tą pieną. Ne aš girdžiau pieną. Aš daviau žmogui katiną. Aš esu durnelis, aš esu debiloideris. Aš buvau vaikas, aš buvau durnelis, aš atsiėmiau tą katiną, aš nunešiau atgal, vaikas būdamas irgi, nunešiau atgal į tą kačių vaiknamį ir sakau, atsiprašau labai, teta, tikrai sudurnevom, žinai, ir ten pabarė mus ir sako, jūs durni ir mes supratom ir viską, žinai. Ir man irgi rašo, vargšas katinas, 100 metų atgal, vargšas katinas, jam tikriausiai buvo taip... Ata, kur vansuliukas išražė. Jau rib, ta prasme, katai seniausiai rib, ta prasme, jis ir rašo, jis rėkė dėl to, kad jam buvo stresas ir pieno negalima duoti, ir man rašė irgi tą patį. Kur, manau, tai... Aš suprantu, man buvo 12 metų, aš buvau vaikas ir dabar ir aš supratau vaikiškai, ir tas, ta katė nenukentėjo ir tiesiog grįžo atgal ir viskas tvarkoja ir šią dieną jį tikriausiai yra iškeliavus pas Jėzulį. Tai yra šitie komentarai, kur mokina, tai visada aišku yra, pats žinai tos dalykus, visada mokina labai kurva auginti gyvūną, pavyzdžiui, aš kai ko nors įdedu subonį, ten žinai. Tai pamokina, kaip išvesti šunį ten, kad negalima, duoti mandarino, nes ten šunį netinka vitaminas C. Mano šuo pisa tos mandarinus, jis išėpus. Jai zaibys tie mandarinai. Jai achujanai zaibys. 4 metus gyvena laimingiausias ir sveikiausias šuo. Jai viskas skanu, negalima šuniui duoti šokoladą. Pisau, jai skanu tas šokoladas. Jinai valgo, Dėl šokolado aš vienintelį dalyką, ką girdėjęs, esu tai, kad šuniui negalima šokolado. Jo, nes kažkas ten... Bet yra mirtina dozė. Pavyzdžiui, mantelio šuo, mano brolio šuo, vižlas vengrų yra, išprotėsim ten. Jinai viską pyzdina, ką jie palieka, tokiuose, jinai pavogia, neaišku kaip, bet jinai vis tiek pasiekė ten, ant stalo užlipo dar žodžiu ir kažkada paliko mantelis kažkaip ant žemės vonioji, didelį kašiką, visko seniai, kakavas kilogramas, šokoladai, viskas ir grįžo namo, realiai šuo buvo supisęs viską iki skutų. Visą kakavą suėdęs, tą kilogramą kakavos, viską. Tada, aišku, nuvežė... Plaus skrandį. Jo, nuvarė į vetkę, suleido, kad jinai išvemtų viską ir nenumirė, tipo, žinai. Nes šiaip būtų toks, jau... Jo, toks kiekis realu, kad jau yra mirtinas. Bet jeigu, žinai, ten, tipo, valgo aš ten koks blėtėm demsus ir įsnukį šunį įspriktuoja tą demsą vieną bizarį. Ne, ten nuo tokių dalykų nieko nebus. Bet mes ką šnekam dabar, tai yra tokių super žinai, yra super monitas, tai čia yra super žmonių kultas kažkoks, žinai, kurie visada turi viską tau sakyti. Ir jeigu jie kažką biškutį pasidomi, jeigu jie 10 žmonių nepasakys tos informacijos, jiem kojos nupliš, blėt. Tai žinau, kažkas nutiks, blėt. Kažkur jiem puliniai išauks. Nesupranti, yra, aš tai taip pat yra, aš tikrai pagalvoju, pavyzdžiui, pamatau kažką, galvoju, pizdak, tas kažkokia čia kurva nesąmonė daro, žinai. Pavyzdžiui, sporto salė, pamatai kažkas kurva, ten tokia pana yra, aš į close friendus kėliu, kur ten eina, blėt, ir kojas ten atgal mėto, kur ten aš nežinau, ką netreniruoja. Bet aš mintyse galvoju ir ją filmuoju, ir aš mintyse galvoju, pizda turni, ką jinai čia treniruoja. Bet aš neinu pas ją ir neskau, klausyk, žinai. Žiūrėk, tu taip nedaryk. Aš galbūt daugiau žinau, aš čia ilgai sportuoju ir tai nelabai veikia tau. Žinai, dėl ko aš neskau? Nes jinai manęs neklausė, blėt. Taip, nes jinai neatsisuko, nesako, galbūt, žinai, aš nežinau, ką aš dabar darau. Galbūt, žinai, kaip aš atrodo kaip durnė, aš nežinau, ką darau, gal gali padėti. Gerai, galiu. Manęs neklausė, aš neskau. Bet yra žmonės, kurie tuos dalykus sako, rašo, daro, kai jų niekas neklausė ir neprašo. Man yra, buvo ta pati istorija su Zasimauskaitis buvusi tuo vyru, Kašioru. Mes buvom, žodžiu, dalyvavom Eurovizijoje. Aš nežinau, aš tada to man sunkiai yra, tai aš nežinau, kurie čia buvo metai, kai Zasimauskaitė važiavo į Euroviziją ant to tilto, blėt, kur ten gėdojo. Kaip jinai ten darė tą? Labai fain, niekada neįsivaizduoju, kaip žmogus tai padarė. Tai va šitą darė, kai darė va šitą dalyką, kai tipo meilės istorija buvo su tuo Marium. Mes turėjom, aš dalyvau Eurovizijoje, nes tuo metu, žodžiu, mano brolis dainavo pas Kotryną Jadzevičiūtę Bekose ir jie ten tuo metu dar buvo pora, žodžiu, senai atgal. Tai nežinau, kurie čia metai buvo. Pala pora buvo? Jo, jie su Kotrė ten draugavo, bet labai senai ir ten, žodžiu. Ir aš dalyvavau mes Eurovizijoje, aš buvau tuo metu, tipo, vadybininkas Kotrės, nes jinai nieko neturėjo, aš dariau jai vizulkės Eurovizijos, tipo, ant ekranų ten ir... Juodos dėmės praeities. Aš buvau, aš jai vizulkės dariau, 5 eurų. Taip, vadybininkas. Buvau padėjau ten irgi paorganizuoti pasirodymą, žodžiu, tiesiog tokie, žinai, išoriniai dar, žinai, prikišau rankelę. Ir
Mes turėjom vieną kambariuką persirengimo kartu su Ievos komanda. Tipo, Žalgirio arenai, finalas jau, žinai, ten, tipo, mes, jie vienam kambarėlį. Mes ten su manteliu sėdėm, žinai, sėdė ant sofkės, ten, žodžiu, mūsų toks nedidelis pakankamai būrelis, Ievos tymas šiaip kaip ir nedidelis, bet, blėt, prie ten tų, kad ten Hare Krishna. Kas ten jie. O tai Krišniuitų šitą turbūt, jo. Bet ar žinai, prie senį tai pizda, pilna. O tai koja Krišniuitų. Nežinau, nu tai gal atėjo ten tipo jos palaikyti kažkaip, nu aš suprantu, aš nežinau ten tų bendravimų ypatybių jų, bet tiesiog jie atėjo pas senės, nu tai turbūt. O tai jinai irgi gal Krišniuitų. Aš nežinau, koks yra, bet tipo, nu jie turi tik ten tą kažkokį kitą tikėjimą, nu jie ten daro kažkokius dalykus, aš net nežinau. Supratau. Aš net nežinau, kaip įvardinti. Nu gerai. Nežinau, kaip vadinasi. Gerai, aš atsiprašau. Viskas. Tiesiog. Atėjo daug žmonių šventi žmonės. Šventi žmonės. Viskas, nu. Jo, ir jie yra šventi žmonės. Ir prisirinko, ten jie prisinešė. Oranžinė apsirengė. Gerai. Prisinešė senį maistų, nahui. Smirda, kurva, visą. Kumbinu. Dvokia, nahui, visas tas kambarys. Kurva stalas yra. Po stalu, atsisėdė, jie ten prisilankstė kojų, sėdi, suprantate, ten kažką, kurva, kažkas. O tai kvapas kojų ar maisto? Ne. Blet. Va ir klausimas. Va čia įdomu, žinai, ant ko stumt, ar ant kojų, ar ant maisto? Aš manau, kad miksas. Bendrinis. Viskas. Gerai. Kraikas, blet, kačių. Kur? Sėdi kačių kraikas, blet, supranti toksai. Nu. Nu ir ten žodžiu, kažką valgo, kažką ir mes tokias mantelės sakom, gal pisam biškį čia, nu taip, prasikvaipuot, pisam. Nu davai, pisam. Jau išėjom, žinai, ten pasivaišėm kažką, vėl grįžtam ant tos sofkės, atsisėdam, žinai. Nu ir aš toksai, tuo metu dar žaisdavau mes tą žaidimą, kad, tipo, einam gal parūkysim, tipo, cigaretę, žinai, nu, aš šiaip nerūkau, bet būdavo tas laikas, kur parūkydavau, tipo, dėl pramogos, hebra, dėl pačio viso tiesiog, nu dėl bendrojo. Tiesiog, kad nueini pabazarinti, tipo, parūkai, žinai, vieną cigaretę ten per dieną ir grįžti. Gerai, tipo, sakau, gal kas turi cigaretę, žinai. Ten kažką nieko, sakau, gal kas nors iš jūsų turi cigaretę. Ten jau Krišniukų už to. Ne, bet tiesiog į jų stovyklą, bet ne konkrečiai kažką, bet į jų stovyklą. Į bendrą, į bendrą tą katilą, žinai. Ir toks sėdi tas Marius, Ievos buvęs tas vyras, ir toksai ten kažką, tas kurva tą kraiką valgo. Ir sako, nu, šiaip tai rūkyti nėra sveika, žinok. Oi, dėkui. Ir aš tada suprantu, aš toks nepiktai, bet jo, ir toksai galvoju, blet, užpėsot, sėdi čia kurva, smirdinat mums tą kambarį. Mes tipo ruošėmės Eurovizijos pasirodymui, priskvepinę pasiruošęs, blet, kačių kraikas kažkoks, supranti. Ir tada toksai mane paima toksai lengvas tas siutas, kur, žinai, kur aš neklausiau, sakau, ir aš tada gaunu tą cigarą ir tipo paduoda man ten kažkas iš mūsų hebros atėjo, padėjo tą cigarą, aš sakau, žinai ką, sakau, Mariau, žiūrėk, sakau, nepiktai sakau, bet yra toks dalykas, sakau, ar aš klausiau tavęs dabar, kad tipo, nu, kad cigaretės nėra sveika. Konfrontinai, ne? Jo, sako, nu neklausiai. Sakau, tai labai gerai, sakau, tai važiuok, tokia yra esmė, kad aš tavęs šiuo metu neklausiau. Aš žinau, kad tu esi sveikas žmogus. Tu propaguoji tokį gyvensiną ir visą kitą. Sakau, jeigu aš norėsiu iš tavęs patarimo, aš ateisiu prie tavęs ir sakysiu, žiūrėk, Mariau, blemba, nu pasakyk man, žinai, kaip tas ir tas. Sakau, aš puikiai žinau, ką daro cigaretė žmogaus kūnui, kad jinai nėra sveika ir taip toliau. Sakau, tai aš tavęs neklausiau tos informacijos, ar klausiau. Nu neklausiai, sakau, nu tai ir viskas. Ir super. Čia tu tokią pamoką žmogui davai tiesiog. Viskas, na. Tiesiog davai tokią pamoką. Aš manau, kad jis pamastė po to. Aš manau, kad, žinai, jie šiaip yra tokie, nu, tokie žmonės yra. Jis irgi iš tų krišniuko, ne? Aš nežinau, blėt, supranti, man sunku. Sunku suprast, bet tai matome, kad, tipo... Žinai, kaip mums laidos komentaruose, kad na, sakys, ką jūs čia blėstumėt ant tikėjimų, na. Ne, nu tikėjimas mes tiesiog nežinom, kaip tai vadinti. Tai yra dar daug kažkokių dalykų, pavyzdžiui, man dabar irgi dar visai neprisimenu, dabar visai nesinai, kur parašė žmogus random, kur... Tau siunčiau iš karto, kur aš reklamavau šitą per Bolt Foodą Mako burgerį. Taip. Man du žmonės parašė, vienas iš tų žmonių, pavyzdžiui, parašė, broli, nesuportinam, davai indukų. Ir aš čia yra... Ką? Jo. Ir aš toksai, vat, man... Ko čia indukai? Ir aš galvoju, tipo, ta prasme, nu, žodžiu, kas nesuveda galų, tai nesuportinam indukų, arba ten kažkas man irgi rašė. Jie dirba ten. Jo, nesuportinam imigrantų, nepadėkti. Ir aš toksai galvoju, blet, kas jums yra negerai. Tas žmogus, kuris man tą dalyką parašė, jis yra tikrai, yra tas bičas, kuris, blet, varto paspirtukus Boltą senį. Jis spardo, ta prasme, jisai... Jo, kuris jam trukdo. Taip, jam trukdo, jis ant medžių deda juos, jisai, blet, juos išpipina, žinai, kur, tipo... Kad traukia tol, kol pipsė, žinai. Stovėjo, kurva, pipsė. Taip. Tai va, jis yra tikrai... Jūs man indukai nenurodinėsit, kaip gyvent, žinai. Ir aš suprantu, aš tai nesupratau to posakio, kad, tipo, nesuportinkit indukų. Man šiaip rezume, tai čia yra tiesiog
rasizmas. Žmogus, kuris taip Taip. sugeba tau parašyti, jis yra tikrai rasistas, tai tas žmogus tikrai garantuoja, kad žiūri šitą podcastą. Seniai, Taip nesakyk. tu esi rasistas, ble. Tu esi rasistas. Visų pirma, nesakyk, visų antra, negalvok taip. Kodėl yra blogai, tipo, kad žmonės įsidarbina svetoje šalis, tipo, Čia žinai, kas yra. Čia tipo, ble, kaip aš mąstau, kaip aš galvoju. Per žinias išgirdo, kad Lietuvoje padidėjo imigrantų skaičius. O, ble. Padidėjo dėl ko? O kur? Voltas ir visi pavežėjai. Ir tipo, jeigu tuo siauru protu, jeigu aš užsisakau maistą iš Bolto arba Volto, pirmiausiai, Boltas, tarkim, jis yra vapšė estų, man atrodo, kur jau tu nesuportini Indijos. Jo, tai prie ko čia Indija iš vis? Jo, kitas dalykas. Tu, tipo, pasiemi maistą iš Mako. Nu, blėt, atsiprašau, aš nežinau, kad Makas indiška kompanija, žinai, yra. Ir šiaip, čia tiesiog yra, kuo tau, blėt, trukdo? Čia tiesiog yra rasizmas. Čia tiesiog kuo yra tau trukdo atviras rasizmas. Pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, rasizmas yra, tipo, kadangi aš antiek esu už visą gyvybę, už kiekvieną žmogų, man nesvarbi yra spalva, nesvarbi yra ten, nežinau, lytis, spalva, aš už žmogų esu, tiesiog man tipo, aš esu visiškai nerasistas, man yra žiauriai fainai, bet man rasizmas yra juokinga, vien dėl to aš galiu iš to juoktis, dėl to, kad aš mano sąžinė visiškai rami. Aš galėčiau sakyti rasistinius dalykus, bet aš žinau, kad aš taip net nesijaučiu ir taip, jeigu tu eini ir komentuoji kažkam, žinai, ir sakai, tipo, kad nepalaikyk indukų. O tai seniai, tu jau esi rasistas, ta prasme. Ir man, pavyzdžiui, juokingai yra, dabar tai yra juokinga, kad žmogus sako nepalaikyk indukų. Bet man yra, aš sakau, mano sąžinė yra visiškai švari, dėl to, kad aš visiškai... mes galim juoktis, nes mes galim iš to juoktis. Ir mes juokimės ne iš to, iš to pačio žmogaus, kuris taip galvoja. Kas tau turėtų atsitikti, kad tu sėdėtum, žiūrėtum į žmogų ir galvotum, žinai ką, bliūt, aš kur parašysiu. Kur supranti, tai realiai tikrai, tau priešika turi būti dėžiai tavo seniai. Žiūrėk, žmogus įdėjo, įdedus reelsą. Kaip valgau skanų burgerį. Skanus tas burgeris. Pizda, geras burgeris. Ne, geras burgeris. Pizda, geras burgeris. Valgo aš tą burgerį. Aš kai žiūriu, kai žmogus valgo kažkur maistą, galvoju, kaip aš pėsiu valgyti pats tą patį maistą. Taip, jeigu skanu, žinai. O čia bičas, nesuportinkim indukų, broli. Ką jam? Ką jam pasakyti? Realiai iš tų... Paskambint. Matai, yra bičas, kuris skambina dabar savo heiteriam. Slavka. Seniai, šiaip šautautas, kas nežiūri, tiesiog parašykit Slavka SLAVKA, Slavka Channel, man atrodo, binasi. Facebook'e tikrai yra ir TikTokas. Bet seniai, jie trina. Jie sako, o ką po to taip, blėt, ištrinsim. Ten juokinga jo tokia visa esmė yra, kad jisai paskambina, juos konfrontina ir tada paklausė, sako, tai jūs, ponas Vidmantai, jūs parašyt komentarą, kad dusk tu nahui pasliednas gaidy. Jo. Čia, aš tai tokio tikrai nerašiau. Tai kad sako, iš jūsų profilio parašyta. Pažiūrėsiu, aš tai pasako tikrai nerašiau. Ir tada ponas Vidmantas varo štrin. Tai žodžiu, visa esmė ten tokia yra, tų vidosių. Bet žiauriai didelį šautautas Slavkai man irgi atsiuntė, parodė. Pizda, kaip gerai. Mano šiaip... Aš norėčiau netgi realiai, kad tipo, kai heitina, kad susitiks su tavim gyvai ir kad galėtum tiesiog... Apkalbėkim. Va čia, apkalbėkim jo. Kas nors stumė baisiai ant mūsų ir va čia pasodinina. Mes galėtum savo heiterius, žinai, kur mes turim labai daug heiterių. Niekas neheitina, šiaip iš tiesų labai, mes minimaliai kol kas. Minimaliai, labai, tipo, šiaip kas yra keista, mes darom tokį turinį šiaip, ne? Mes darom tokį turinį, tiek aš žinai darau, biškai tokias labiau spicy, tai kažkaip keista, kad daug to labai heitų nesulaukiam, bet jeigu sulaukiam, tipo, šiaip smagu žiūrėti, įsivaizduoju, va tai va dabar prie durų, podcastas, kai tiesiog eilė žmonių ir mes po vieną tiesiog įsileidinėjom ir pakalbam. Pakalbam, kas yra blogai. Apkalbam jo pasaulėžiūrą, žinai, žiauriai kietai būtų. Gal bus kad nors tokių, kur viešų, kurie sutiktų ateičiai pakalbėti, kodėl, pavyzdžiui. Bet aš tiesiog norėčiau, žinai, kodėl, tipo, nebūtinai mūsų, bet tiesiog man įdomu, kodėl žmogus tavęs nepažinodamas jisai tavęs, nekenčia. Čia nėra, kad nemėgsta. Čia yra, kad nekenčia. Realiai, jis realiai tau, kur ten man ir kažkada irgi buvo, ten, blėt, linkiu tau seniai, kad tau ten, žinai, kiaušai į vėžį susirgtų. Tai tokio lygio, žinai, kur ten linkiu tau, blėt, kad ten tave partrenktų mašiną. Okei, gal ir atsitiks tas dalykas kažkada. Ačiū, žinai. Bet
Kodėl tu tokį šūdą nori Bet kaip, aš nežinau, bet čia žmonės tikriausiai biškai gyvenimo neturi, jie taip sėdi tiesiog ir galvoja apie tai, jie reiškia labai daug apie tai galvoja. Čia, aš tai žinai, aš sakau, čia yra jų darbas. Yra tikrai tokių etatinių žmonių, kur dirba jie šitą dalyką. Komentuoti šūdus, žinai, rašyti visam tuos šūdus, komentuoti, nekęs kažko, nemėg, žinai, ten, pavyzdžiui, kad ir galų gale, žinai, tas pats... Delfi komentarai. Tas pats Donas Saldiklis, kur Saldiklis irgi parašė. Jisai realiai, Donas Saldiklis parašė, tikiuosi, kad numuši tuos 3 senus duchus. Jisai yra, žiūrėk, jis yra sukūręs realiai heitą. Jisai jų... jis jų nekenčia ir jis atėjo pas mus... Jų nekezdamas, pagirta lemužnai. Bet tai čia yra, man tai čia, ačiū Donai, bet čia yra gaidys, čia ne komplimentas, čia nesąmonė, ką tu padarai, žinai. Tikrai, žinai, iš vieno, suprantam idėją, okei, bet nereikia... Idėja gera, bet įgyvendinimas nulinis. Taip, nulinis, tu tiesiog atėjai skleist, žiūržiu, žiūri, šūdą, ble, tu pili šūdą. Kur? Jo, ir viskas. Tai va, tai nereikia būti Donu, karoči. Jo, nebūk Donas Saldiklis. Ai, dar ką norėjau pasakyti. Tai čia kreipiamės į žiūrovus, kas žiūri mūsų podcastą, kad kas dar vis išliko po šitos jau tirados mūsų. Nešnekėjau apie širdį, pas man yra problema. Va, reikia pakalbėti. Žodžiu, tai mes, jeigu ateičiai žiūrėsite, ne, tai pydaras nėra gėjus. Mūsų žodį, taip prasme, mes nevadinam... Čia tiesiog tokį random sugalvoju paaiškinimą. Taip, tiesiog norėjau paaiškinimą. Pydaras nėra gėjus. Aš noriu žmonės pydarais vadinti, nes, mano žodynė, ne? Aš gal klystu. Nes aš pydarais vadinu duchus. Bet žiūrėjau, jokinga, tai kur tiesiog random. Random, taip. Aš norėjau ateičiai. Aš ateičiai norėjau tiesiog... Nes aš planuoju dabar vadinti kažką gal pydaru. Aš gal kažką pydaru vadinsiu. Nes, bet tai nėra, kad tai nėra gėjus. Aš į homoseksualius asmenis nesikreipiu, taip? Bet man vis tiek nachai jokinga. Aš nesuprantu, tiesiog mes ką tik kalbėjom apie šiaip komentarus. Aš tiesiog norėjau tiesiog toksai. Žinai ką, palablė, dar. Tai va, pydarai, ne? Apie pydarus norėčiau pakalbėti. Kada tu sugalvojai, kada tu sugalvojai, kad tu, va taip, kur žinai, guli namie ir galvoji, blėt, šiandien per podcastą pakalbėsiu. Nesugalvoju, dabar, galvoju, blemba, kad jeigu norėčiau, žmonės, gal jie nesupras, jeigu aš užsimanysiu žmogų, bet pavadinu, pydarą. Aš pisa pydaras. Ir mane dar kažkas tarp kitko... Čia lempa baisė, tu kurva dabar padarė. Tarp, huijanai. Maks, normaliai viskas čia buvo? Normaliai. Ne, tai viskas gerai. Ne, man irgi, jeigu ką, paantrinu, man pydaras yra tiesiog, debilas. Taip. Eik pydarą, negėjęs. Tu gali būti pydaras. Jeigu tu man mašiną, įvažiuosi mano mašiną, subini, aš išlipsiu, tu būsi pydaras. Ne dėl to, kad tu į galą man atsitrenki, kad, vis tiek būna galas su galu. Berniukas su berniukas. Bet tiesiog tu pydaras esi. Taip, tai žodžiu, tiesiog, aš norėjau tai patraukti ir hebra, kurie bus day ones, žinai, pirmos dienos, tai žinokit visam laikui. Kad pydaras nėra gėjus. Ne, gėjai yra homoseksualai, mes viskas tvarkoj. Tiesiog, jo. Tai va. Tai dabar... Toliau, kur mes baigiam? Tai gerai, aš tai prašau, žinai, ne, tai tu atleis man. Apie pydarus pradėjai, tai dabar gal istorija bus kokia? Ne, aš neturėjau jokios. Tai dar labiau, what the fuck, seniai. Tu tiesiog užvedai į tokį... Aš gal norėsiu, ką nors padėti pydarą. Ne, gal. Aš turėjau tiesiog žodį gal. Tai va. Gerai. Tai va, nieko. Tai va, tęsim toliau. Tęsim apie sveikatą, iš tikrųjų, šiaip noriu pasakyti. Nes savo idėją šią savaitę, kad tau pizda yra su širdim. Aš nedėjau, niekur nežinau. Taip, jau pasakai. Tai žodžiu. Sorry. Nesvarbu. Ne, tiesiog blogai su sveikata. Kokios problemos? Dabar yra normaliai, bet šiaip esmė, aš grįžęs iš Amerikos, taip. Aš atsisakiau visų spalvotų gėrimų. Nes Amerikoje priliurinai dahoje gėrimų. Liurlinau viską, tiesiog aš užsimaniau jau valyti, žinai. Užsimaniau valytis ir galvoju, pasilieku taip. Aš atsisakau spalvotų gėrimų, aš pasilieku tik tai kavytę, kas man yra labai labai fainas ritualas, kavytę ir aikosiukas. Žinai, aš aikosiuką galiu kalt ir kavytę gerti. Ir nieko nevalgyti. Kava ir aikos. Kava ir aikos ir nieko nevalgyti. Ne, ir pradėjau sveikai maitintis. Pradėjau vištukę šitam ir frierį, ryžiukai, agurkėlis. Na, žodžiu, prisižiūrėti. Prisižiūrėti ir pradėjau tikrai puikiai. Aš, žinai, pradėjau sportuoti, viskas good, nes taip ir galvojau, kad aš jau grįšiu. Aš šiaip visą gyvenimą sportuoju, bet, tarpai, žinai, varau, netrodo. Bet... O dabar aš sustambėsiu. Ir dabar tu galėjai sakyti, va dabar tai pyderė, pamatysi. Va dabar jis pyderė. Ne, žodžiu.
Tai ką norėjau sakyti, kad... Atsisakėjai šūdų. Atsisakau šūdų. Nu, tipo, liko kava ir aikusas. Jo. 2 šūdai. Nu, tipo. Ir aš, žinai, kadangi atsisakau visų dalykų, aš pradėjau malt tą aikusą. Aš jį tiesiog... Aš jį vinioju tiesiog. Gesini ir... Aš gesinu varau, kavą gesinu varau. Braito. Man privežė Braito labai daug. Žinai, aš reklamavau Braitą. Man irgi rašė, bet netrašiau šiem. Žiauriai skanus gėrimas. Vanesa dabar reklamuosiu. Žiauriai geras. Blemo mano vietinis. Nu, toks geras. Ir jis man buvo toks geras. Aš dabar dar biškai labai greitai kitą temą pertraukti. Žiūrėk, ar tu, aš nežinau kaip yra, pavyzdžiui, ar tu jauti poveikį energetinio gėrimo? Konkrečiai kalbėkim dabar, tarkim, apie Braitą. Arba, nu, nesvarbu, ten pochai Red Bullis dar kažkas. Braito labai jaučiau. Tai jauti? Jo, kavos beveik nejaučiu. Nes aš nejaučiu, supranti, man yra toksai dalykas, kur aš niekada nejaučiu poveikio jokio. Pavyzdžiui, ten yra, duoda patestuoti energetinį, man ten irgi davė tokį nori patestuoti, žinai. Išgeri, nu, man tipo, taip pat paprasta tokia diena kaip ir visos. Aš galiu realiai suleisti Red Bullio skarbę, kavos on top ir miegoti ramiausiai. Ja. Nu, aš ten miego pajaučiu biškį. Kartais pajaučiu. Ypatingai man buvo nuo kolos. Tipo, man, pavyzdžiui, dar davė kažkada tas kanumo, davė tokį grybuko ekstraktų kažkokius lašus, kur tipo ryte ir tada tipo ten kažkas su dream susiję, vakarinis, rytienis, tipo, kad tau žinai. Dabar seniai, nejaučiu skirtumą. Arba aš tipo nesuvokiu ir nesuprantu, kaip tai yra. Nes aš žinau, kad tikrai yra tokių žmonių, kur, pavyzdžiui, jeigu įleidžia kavos puodelį ten per pietus, tai nueis miegoti, blėt, 4 nakties, tik tai viskas. Arba ten išgeria, pavyzdžiui, skarbę Red Bull ir ten visą dieną. Aš irgi nesu tas. Tai va, maniera, aš galiu daug įkalti, vynioti. Tai va, taip ir gausi, žinai, kad aš... Tai tipo ir... Tai esmė. Vietoj limonadžiuko. Aš vietoj limonadžiuko Braitus pradėjau šert, pradėjau kavą su Braitais maišyti. Tarsi, vynioju ir aš tiesiog, rūkau taikose, o aš šiaip 19 metų rūkau. Cigaretės buvo ilgą laiko tarpą cigaretės, veipai, aikosai, ir dabar likau su aikosai, žinai. Nu, žodžiu, aš šeriu tą aikosą, montuoju, žinai, aš būnu ir montuoju, ir ten sėdžiu, darau, šiaip daug darbų turiu, ir aš vynioju. Ir vieną dieną tiesiog man toks bubuk. Nesuprantu. Jau tvingsi visur ne, viskas. Man netvingsi, man ne tai, kad man energija užkilus, man toks jausmas, kai pradėjau jaust širdį. Šiaip tu net, tu neturi jaust, tu nieko nejauti. Blet, pradėjau jaust, kai man širdis tiesiog plaka, bet taip, blet, jaučiu, kad jinai, žinai, kur tiesiog tu pradėjai jaust ir pradėjai jaust, kad jinai, blet, bet kuriuo metu sustos. Tiesiog varo ir taip atrodo, kad tau sustos jinai tuoj. Nu, dar taip kažkaip nieko, pirmą dieną, antrą dieną. Neguglinai, kas gali. Aš žinau, pasimokęs esu šitus dalykus, tarsi, jeigu tu googlini, tu mirėjau. Tu jau esi... Realiai, bet ką. Tu jau miręs. Žiauriai spyriau pirštą į galvos kampą, skauda, kas bus. Tu jau esi miręs. Tu dabar berašydamas pasitikrink, kad tu gyvas. Jo, 2 dienos pulsą, žiūrėk. Ta prasme, dar turim. Ir aš nieko, nežinau, nes aš sakau, esu pasimokęs šitų dalykų ekstrasenso. Aš esu išmokęs ekstrasenso, pats pasižiūriu. Bet žodžiu, ChatGPT tai pajungiau. Bet to papasakosiu. Aš su juo bendrauju kaip su draugeliu. Žiūrėk, bet jeigu man toks biški dusulys, žinai, kad aš jau tiesiog normaliai, bet man jau žinok jau dusulys, toks nežinau, net dusulys toks, ir aš jau jam rašau viską taip aiškiai, ir jis man jau žiūri tą patį, tiesiog rašo, galvoju, ką aš čia darau. Bet žodžiu, prasidėjo man šitas dalykas, aš pradėjau jaust širdį, jaučiu tą širdį ir, gal žiūrovom ir kažkas gal per tą patį eina, žinai. Ir pradėjau jaust tą širdį. Antra diena jau eina, jau jaučiu, kad man lėvų, nes mane atrodo, kad toks alpimo jausmas prasidėjo. O tu kam nors sakė, kad tau pizda? Tai va, nesakiau. 2 dienas nesakiau nieko. Bernas, ne. Taip, seniai, ką aš jau. Pideraskė, kurva. Striukė blizgančiai ir bernas. Bernas, aptrauktom kojom. Aš jau tikrai nebūsiu pidaras, aš pas daktarus neįsiu. Su tašelė, sako jisai. Aš tikrai nebūsiu pidarasas, aš pas daktarus neįsiu. Tai va, vėlgi, pidarasas, atsiminkit. Tai va, ir 3 dieną jau šiaužnai, gulim lovai su Augusta ir man užėjo. Ai, begulint? Jo, begulint. Ir man į vakarą labiausiai užėdavo. Žodžiu, guliu ir man tas toks... Žinai, man šitie dalykai, kad tu pradėjau širdį ir iš karto jauti, kad jinai tuoj sustos. Jo. Va toks šūdas, kad tu jauti, kad tuoj sustos. Ir taip, seniai, tai jo, aš toks trapus pasijaučiau, seniai, aš sėdaus sėdėti ir būt galvoju. Bet tai kūnas, tipo, tai jauti, kad prikepinėja, prigesinėja kūnas. Tai žodžiu, ir aš guliu ir man prigesinėja kūnas. Ten
Aš lavonėjau. Žinai, ir tipo, aš jau galvoju, tipo, mane jau toj nešlauk. Yeah. Žinai, tipo, mane išeidinėjau. Ir aš, žodžiu, guliu ir man tas užėjo. Aš dar vis bahurauju, dar nieko. Laikai dar jo ir frontą. Tai po vieno iš karto antras užėjo ir baigėsi. Ir aš, žinai, guliu ir atsisuku, žiūriu į Augustą. Ir jinai tiesiog žaidžia kažkokį žaidimuką. Net galvoju, tu manęs net neišgelbėtum. Ta prasme, tu net neišgelbėtum man gyvybės. Aš galvoju, tu man jokiais būdais neišgelbėtum. Tas žmogus, bet aš šiandien net nežino, žaidžia. šiaip žaidžia. Mažylė mano atsiau guli žaidžia kažką. Jinai net nežino, aš net nesakiau. Taip, aš bet to kurva ją. Ir aš, žinai ką, aš... Aš esu muštinis ir taip. Ne, aš, žinai, kur, tipo, man antras jau tas, tipo, jau lavo, tipo, man po antro, aš po antro. Po antro insulto jau, aš šiandien. Aš, tipo, po antro atsisuku, jaskau, tu bent žinai, kaip kvėpavimą dirbtinį darys, atsisukau. Už žmogų, ne, šis ne prie ko, na. Aš sen net susipūt. Atsidachai vargšė. Aš jau užsipuoliau, tiesiog sakau, tu bent žinai, sakau, tu bent krūtinės, sakau, lastą bent suspaustų man šito. Ir jis sako, kas yra? Ir tai sakau, žiūrėk, pas man jis su širdim. Aš jau ramiai. Aš jai pradėjau niuliuoti dainą, tipo, kaip turi, tipo, kaip darai šitą, tipo, Stay Alive, Stay Alive, ir man atrodo, ant kalno mūrai dar irgi yra. Gali būt. Ant kalno mūrai, nu tai žodžiu. Tai aš jai pradėjau niuoti, sakau, to jeigu ką, sakau, tu mane, sakau, mal, ir negailėk šonkaulių, sakau, nu tai pavyzdžiui. Daryk apetitą man. Jo, daryk man apetitą, sakau, dzin man da pizdai, sakau, man, nes aš sakau, aš galiu mirt dabar. Tai žodžiu, aš ją atsisukau. Sakau, Augusta, aš nuo rytojaus kavos nebegeriu ir neberūkau. Ir viskas yra užrokiai? Viskas. Tai dabar ką, palauk, Pagirk. Kokį mes turime rezultatą? Šunuolis, kokį rezultatą turim šiuo metu? Taip. Kiek dienų yra nerūkama ir kiek negeriama kavos? Ai, tai tuoj papasakosiu dar, jau čia... Dabar, kaip pana, turi tą mėnesinių programėlę, kur... Jo, tai aš dabar turiu mėnesinių. Ciklas, kada tai žodžiu, esmė tame, kad pas mane yra 6 dienos nerūkimo dabar. Yeah. 209, aš beveik po 2 pakelius hitsų įviniodavau. Seniai, 5 eurais taupyti. Nu, o čia rašo, kiek hitsų surūkyta būtų? Taip, žiūrėk. 219 būtum supyti? Per 6 dienas, žiūrėk. 219 seniai hitsų, per 6 dienas aš būčiau liūdninęs. 219 cigių per tiek. Tai kitas dalykas. Seniai, kur aš nerūkiai, tu valgėjai, aš beveik 2 pakelius įviniodavau į dieną. Tai va, aš labai nenormalus buvau. Bet tau tipo toksai addictionas yra baisus, kur ar tu, ne, bet aš iš to, ką paskaitai, tu nejaučiau. Bet Aikosas iš tikrųjų, aš manau, pagerino situaciją su kvapu, bet pablogino situaciją vis tiek su rūkimu, nes tu vis tiek visi cigarą. Bet tu, kai rūkydavai cigarus, cigaras aš vadinu cigaretės, ne tos rūkybės. Cigarą, kai tu rūkai, tu vis tiek turi atsistoti, išeiti laukan, arba galų gale bent jau prie gatro, kad ten, žinai, kaip students, kaip pasižinai gatrokį. Jo, tu turi kažką daryti ir tau užima laiko. O čia tai realiai jo. Kaip seniau mamos, mama. Prie to gatrokį. Man išgirdau, net nieko neatsidaro, tiesiog rūkydavo. Mama bent gartrukį įsijungi. A, čia reikia įjungti? Bet mes turėdavom gartruką, seniai, tu tai tiesiog random iš viso. Fortkats, būdavo fortkats. Bet fortkats. Bet kartais. Jo, nu tai, bet tai žiaurus kiekis pizda. Tai seniai, žiaurus kiekis. Tai va, ir mečiau, ir viskas. Aš turiu savo mindsetą, viskas, I'm done. Bet čia skorpiono reikalas, šiaip ir man to užsispyrimas. Čia buvo done. Taip, žinoma, man reikėjo 19 metų ir reikėjo, kad... Susveikata būt pizda, kažkas ir suprastum, kad... Žodžiu, tai supratau. Bet dar eisiu, žinai ką, aš eisiu lazerintis ausis. Yra, man prirašė žmonės. Aš dabar padariu istorijų seriją, man prirašė žmonės. Kuros naigės iškarpys iš ausų? Gali būti. Bet esmė. Toks kur matys kalėdinis kitą podcastą. Ne, bet aš eisiu lazerių darytis. Yra lazeris nuo rūkimo į tau... Na žiūrėk, tu dabar jokies. Ten myžalų neliepia dar gerto. Aš pagersiu gal, jeigu reikės 4 metų vaiko myžalą. Atsėsiu, stojim šitą šnekėsiu vaiko myžalą. Bet tu supranti, kad čia skamba kaip... Ne, žinok, aš pasidomėjau, viskas tvarkoja. Gerai, davai, explainas, paaiškink. Esmė tame, kad aš dabar to, aš tau į ausį tau įpisa lazerį ir tu neberūkai. Taip. Tai aš tau paskaitysiu, aš galiu paskaityti, jeigu nori, arba galiu tau papasakoti. Paskaityk normaliai, nes kaip papasakoti. Tai žodžiu, sako, kad mesti rūkyti po vieno sensu. Tai iš esmės man prirašė žmonės,
kad sako, tiesiog nuvaryk lazerį pasidaryk. Taip, jeigu tu jau metei, bet tipo, tau užgesins tą nikotino norą, žinai. Norą nikotino ir tu nesneksinsi. Nes dabar pas man yra, aš, blėt, apetitų tapsiu seniai. Aš jų viską ir visą laiką, tiesiog aš negaliu išbūti. Pizda mano, kur aš 3 paras nevalgiau, baisiai padėjau, žinok, nusiresetinti. Jo, pizda nenorėsi valgyti. Bet kaip sunku yra, seniai. Nu, bet tai 3 dienos ir viskas, ir paskui gražus. Ne? Nu, gal nežinau, ar gražus, bet... Negražus. Mes žinau, kad čia lempas reguliuojam, nes mano paakiai yra, kažkas tiesiog klaikaus. Tiesiog aš klaikiai labai. Tai tu, blėt, gerai, tu papasakos apie tą lazerį, ne? Visos Lietuvos garantija. Užtikrina nemokamą pagalbą pradėjus iš naujo rūkyti. Jeigu pavyzdžiui, jie garantuoja, kad tu nerūkysi seniai. Pala, tai čia yra klinika, legit normali klinika, taip, esu kur tu ateini labai... Taip, aš laukiu, kai žiauriai laukiu tavo paaiškinimo, kai tu ateisi. Žiūrėk, tai... Kada tu darai lazerį? Žiūrėk, aš pasakau šią. Aš darausi lazerį 26 dieną. Čia šiomi? Taip. Aš poryt darausi lazerį, seniai. Tai kitą podcastą jau mums papasakosiu. Taip, aš papasakosiu apie lazerį. Laukiu, lazerinis. Bet seniai, jokių ten man nebus anausų, nieko, seniai, nieko nebus. Pala, gerai, tada man įdomu. O tai kur tą lazerį, blėt, šauna? Tipo tiesiai? Tipo ten kažkaip... Į būgną? Bet ten nebūna... Kur čia skorama? Jo, viskas žinai. Ne, kur čia sakė. Ne, man rašė žmonės, iš esmės, žiūrėk, sakau, čia dabar mes paprikolinam, aš pabuvau vaidmenį, durniuką, viską, bet man rašė žmonės, kad tiesiog, sako, man padėjo. Nu, tipo, puikiausiai padėjo, sako, aš rūkiau 19 metų, ne, 17 metų rūkiau, nuvariau, išėjau iš karto neberūkiau. Tai čia toksai, tipo, kaip ir užsikodavimas, blėt. Jo, ten, žodžiu, mokslininkai kažkokias atrado vietas, tipo, kurios yra atsakingos už tai. Ausy. Nu, kažkur ausy, jo. Ir visos klinikos daro į ausį. Mano draugas taip metė ir kiemokas, taip metė rūkyti, bet jam badė į ausį. Nu, tu žiūrėk, tu jokiesi, ne, tau juokas. Pažiūrėsi. Kokią lempą. Nu, aš papasakosiu tau po Tai gerai, o tu dabar labai nori rūkyti? Žiauriai. Aš kiekvieną minutę, kiekvieną valandą noriu rūkyti. Bet gerai, dabar tada vėl mano kitas klausimas. O tu galvoji, kad čia nėra psichologinis dalykas, tau tipo įpista lazerį ir paims skemo ten 200 eurų, sakykim, kaip pavyzdys? 107. Kiek, kurva? 107. 107? Taip. Seniai, tiek aš tau namie nahu vinį kalsi jausį. O kokia tu vinį? Bet tu man negarantuoji sertifikuoti. Patikėk manim, tu tikrai nerūkys, nes tu mėnesį ligoninį galėsi to vinimą ausį. Nu, tu tikrai rūkyti nenorėsi. Ne, nu žodžiu, aš pasibandysiu, aš sakau, aš varysiu lazerį. Palaikyk. Palaikau, mes jau esam kolegos. Mes su Maksu žiauriai palaikom, nes mums tiesiog įdomu išgirsti kitą savaitę lazerio poveikį. Ir kaip viskas vyko. Aš papasakosiu gerai. Nuo A iki Z, kaip viskas vyko. Labą dieną, viso gero. Jo, tai valandą laikos dėt. Nu, žodžiu, nepasakoju aš dabar nepasakoju. Aš papasakosiu, Maksas, aš irgi su Maksu. Nes jis rūko kaip kaminas, na. Kiek surūkai, Maksai? Dabar, žiūrėk, filmuojam per... Du pakius? Gerai. Tu, vis tiek pat, kiek aš. Dabar, žiūrėk, filmuojam per 1 minutę, kiek jau surūkė Aikosų besidėdamas? 8 Aikosas per 5 minučių supisa. Bet tu seniai, tau yra juokas. Tau juokas. Pasakykit, žiūrovai, kas vynioja va tiek Aikosų. Tarsi, kas vynioja va tiek tarėjų. Tarsi, daug labai žmonių, nes Aikosas tu jo nejauti. Nu taip, aš suprantu jo, apie ką esmė. Tai va, tai žodžiu, yra problema didžiulė. Yra didžiulė problema. Aš, pavyzdžiui, aš džiaugiuosi, kad aš tiesiog įvyniojau, aš Maksą vesius. Girdi. Jeigu man ausis normaliai nuzulina, aš tave veduosi. Viskas, gerai? Jeigu tau tas lazeris nušauna, mes iš podcastų biudžeto bedam Maksą nušauti irgi. Davai, tipo, pabandytum? Bežinau, aš tai lever. Nesvarbu, lever, koks kuras. Jisai, blėt, pasiteisint mano, kad jis lever rūko. Tu rūkai vis tiek. Tai du pakius. Ten, jeigu lever rūkau, tai nesiskaitos. Ne, man lazeris neima levijų. Levioso, kurva burti. Ne, aš levė. Bingardium levioso. Jo, ne, aš levė nerūkau. Ne, gerai, tai žodžiu, jeigu veikia. Bet jeigu veikia, ir jeigu aš teinu su entuziazmu, tipo su tuo, kad tipo... Norėtum tu mes rūkyti, Maksai? Šiaip, ar norėtum? Žiūrėk, su širdim būna. Sako, geras klausimas, kol kas ne, nes jo čia nesikia. Ir kies jam uždėti Maiką trečią pazarinti. Jo. Žinok, pirmas su širdies dūžis blogesnis, suprasi iš karto. Aš suprasi, apie ką aš neku. Supratau žodžiu. Nu, parūkyk 9, dabar esi levė pis, žiauru. Nu, bet gerai, ne, nu šaunuolį, jeigu skanu, tai skanu. O klausyk, tai tu dabar sportuoji, ne? Mačiau, nu, tipo, pradėjai kelt stories, kad sportuoji. Jo. Aš pirmą dieną į Džymą Lemon atvariau. Pizda jau buvo, ne, veikėjų. Blet, veikėjai. Tarpusme... Gerai, šita tema yra, aš manau, kad čia yra ahujaniausia tema. Čia yra pati geriausia tema.
ją galim pavadyti šitą rubriką sporto klubo gyvuliai. Nes aš nežinau kaip kitaip. Kai kurie vadina, tipo, maksiminiai. Taip, žinai, Maksimos maišais, kur ateina, tipo, rūbai Maksimos maišuose. Bet maksiminis maišas, čia tipo nieko tokio, realiai, ta prasme, žinai, Jo, bet dažniausiai jie atsineša pasikeis batus į lakierkas. Žinai, tipo, iš Maksiminio traukia. Tai vat... Yra kas su lakėm pas tai draskos, pas mane nėra kas su lakėm. Tai vat, aš tau siunčiau video. Seniai. O tu dar turi tą video? Turiu. Mes jį galim įdėti, tik tai nukirpsim, kad tikrai nesimatytų žmogaus. Kad žodžiu žmogaus nesimatytų, tai vat dabar jūs matot video. Jo, kur žmogus... Pirmą dieną, man atrodo, į Lemoną aš užsirašiau. Tipo, pirmą dieną, nes aš šiaip Gym Plus žmogus būdavau. Tai pirmą dieną tai, ir jis jau mojuoja vėją žmogus, ta prasme. Ir aš žiūriu, jisai... Tiesiog visų pirma, kad visus pratimus tiesiog netaip daro, ten žinai, kur ten pečiam ir taip toliau, ten tiesiog, kur malą, žinai, pasiėmęs 10, ten 15 kilų kūdas, smuglys. Kūdas pitonas. Jo, kūdas pitonas, tiesiog, va tai, va, mėta tas svoris, galvoju, nu kam tu taip darai, žinai. Nu, ir aš jau jį užmačiau iš karto, žinai, ir aš kažkaip... Bet personažas, ne, jau. Atys personažas, aš va taip, kažkaip žiūrėjau į žmogų, nu viskas kaip būna visokių personažų. Jo. Pasiėmė jis tos huntelius mažiukus. Ir nuėjęs į shadow boxant, tiesiog boksuoti su lakierkom. Ir aš įsivaizduoju, jis tom lakierkom seniai fightinant. Ir mano draugelis ten kažką daro. Ir mano draugelis kažką daro ten. Ir jis vad grinai, vad paraleliai, tipos, žiūriu, muša vėją, žinai. Ir muša vėją belia kaip, žinai. Man dar komentarą. Bet svoris ten. Nu, ten su kiliukais. Kiliukai, bet stil, jo. Ir jisai šu, ten vinioja malą kažką. Ir girdžiu, zak. Atsižiūriu, lakierkos. Ta prasme, žmogus... Vėlgi, aš nenoriu juoktis dėl to, kad gal žmogus neturi... Ne, bet žiūrėk, aš tai pertvarkiau ir iš karto nuraminu. Nejokinga, bet jokinga. Ne, čia yra nahui... Jokinga. Ta prasme, ar lakierkos, ar sportbačiai hujovi, jie kainuoja tuos pačius pinigus. Nu taip, realiai. Taip, nu taip. Žinai, kaip čia būna, man kažkada irgi ten, su tos, kur sako, oi, bet tai ten jie gyvena kaime, jų ten ta chata, ten tas. Blet, bet gyvenant kaime ir neturint pinigų, vis tiek tu gali nusivalyti dulkes, nusivalyti langus, išsisirbliuoti chatą, nereikia būti apsitriedusi. Nevaliukas, tipo, gali nebūti nevaliukas, tipo, žinai. Aš žinai, nėra čia, kad pasiteisinu, aš gyvenu kaime, tai dėl to, atvariau su lakierkom, o ne su sportbačiais į salę. Blet, tai tu vis tiek pirkai tas lakierkas, žinai, tai čia toksai... Bet čia gal jiems supranti, gal jiems smagu, gal patogu. Bet vėlgi. Ai, nepradėsiu iš tos temos, nes gal jisai ir valių po to. Nu, aš nežinau, bet tipo, gal jis žmogus irgi, žinai, tau papildys. Ne, sen, arba aš tau pasakysiu tai, bičas ruošias normaliai, blet, savaitgalio šokiam. Aš tai manau, kad jisai Songoko tiesiog treniruočio kažkokio. Ne, tu pagalvo, pat logiškai pamastyk. Bičas ruošias savaitgalio judesiui. Jisai užsidėjęs žiūrėk, kai tu treniruojas, ne? Kokiam su dviračių trekui, blėt. Taip. Tai tu nesitreniruoji. Tu treniruoji iš karto su full dalykais, su kuriais tu sportuosi, su tuo pačiu dviračiu, tuo pačiu apranga. Bičas ruošia savaitgalio judesiui. Kaip tik savaitgalį Kaune susipyzino prie eglutės kažkas naktį. Blėt. Gal jisai ir buvo. Aš mačiau tą video. Gal jisai ten ir ruošiasi tam. Gal tą mašiną, kur tą šaraną su lakirkom. Blėt, ant pizdės video. Tai aš manau, kad jisai treniravosi, bet žymė būna, nu, tai pas mane yra, šiaip man, žinai, yra tie tipai žmonių. Čia aišku, ta tema kalbėta yra daug, bet yra tie tipai tų žmonių, kur pas mane, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, nežinau, kaip tu sportuoji, kokią programą naudoja sportui, bet pas mane yra dažniausiai, nu, aš treniruoju 2 raumenis, ten, tarkim, yra diena krūtinė ir ten kokia, nežinau, ten bicas. Jo, ten tas, žinai, pas mane yra džymė, vienas irgi lemon džymas, ant takalnį, labai faina vietelė. Ir yra žmogus, pas kurį kiekviena diena yra visos dienos, na, sen. Visi pratimai, visos dienos. Ir aktyviai greitai įvaro, ar... Esmė tame, kad ką reiškia visos dienos. Tai reiškia, kad ir visi treniruokliai yra pajungti vienu metu. Blet, va čia tai yra. Dėdai, klausyk. Yra bičas, jisai pradžiai ateidavo, tipo, jisai, nu, šokinėja kaip ant birkų prie kiekvieno to, žinai, treniruoklio. Ant to biškį pakočiuoja, aišku, niekur ten nededa rankšlos, čia niekur nieko, tiesiog jo, ten pisa visur, žinai. Ir tada tu toksai, aš padarau kažkokį vieną pratimą, aš ateinu daryti ten kokį tricą, žinai, ten prie staklių. Jisai tipo iššoka, tipo jo, čia mano, žinai, ten tas svorių išmetęs kažkokį kur variklinį, ten, žinai, kažką irgi ten belė ką daro, tada matausi prie kitur, aš tada noriu eiti ten daryti, pavyzdžiui, atsisėdė, žinai, irgi ten tricą, jausi ir ant to suolo jisai ten, žinai, sėdi, bet dabar jisai yra įpisęs į kitą lygį jau. Dabar jisai pameta, kaip per žaidimą tau įpistų į dūdą ir tu pameti po daiktą, tai
Jisai seniai visur po daiktą numeta. Taip, Ble, bet jis jau ant žiūrėk, vieno, išmoko kažką. ant vieno soliuko, kur tipo buvo prisėdęs, palikęs jos telefoniuką, taip. Ant kitos vietos užmetęs rankšluostuką. Ant trečio treniruoklio, bet čia viskas tarpsme vienu metu, viskas pajungta. Ant trečio treniruoklio yra padėta gertuvėlė. Ir jisai va dabar taip, pamėtęs itemų ir tu realiai, ir supranti, yra 5 tie treniruokliai, ne, blėt? Ir kol jisai prieina prie to 5 treniruoklio, nu tai tu žinai, kiek laiko praeina. Galėtų jo praprasti. Ta prasme, žinai, ir esmė tame, kad tu tipo jo, tu gali pasitraukti daiktą, padaryti, žinai, dalyką, bet ten būna realiai, kad jisai, žinok, nu toksai biški vos nemedžiotojas yra, kur tipo, ble, jau čia sės prie mano, žinai, aš jau pisu. Ja. Tai Aš va bet toksai, kaip tik mačiau, vat, neseniai dariau irgi krūtinę ir mačiau indų tautybės atstovas. Nesuportina mindukų, tik gerai? Bet indukų, žodžiu, ir su lietuviu susimalė. Nu, tipo, beveik. Jau ėjo, žinai, tipo, jau Tai gal čia kažką man rašė, kad nesuportina mindukų. Gali būti, bet jis jau, aš tiesiog iš šono mačiau ir girdžiu, žinai, kur, tipo, išgirsti iš niekur, tiesiog, prasideda kažkoks šaršalas, žinai. Pakyla, pakyla, žinai, dulkės, jau aš jau galvoju eisiu skirt ir jie tiesiog viens į kitą veidais. Reikia, jis nukės. Jo. Tipo, du žmonės, lietuvis ir indas, ir jie, tipo, viens kitą veidais, musikuojasi rankom, lietuvis daro dar va tai, va, tipo, jam kažkodėl. Nesupratau, kodėl, tipo, kad ką tu čia... Čia mane verki, bet jo, kažką, ką tu verki. Buvai vyras, padarai šitą antrokas, likai na iš karto. Realiai, tu ar, tipo, kaip tu, kodėl tu... Viskas, seniai, viskas. Jo, eik iš džimo. Jo, šitą padarai, tarp man niekas nepasakys, kad tu esi vyras. Tu realiai, blėt, sumažėjant 1,5 m, tik ir tas antrokas, na. Tu dėkis tą kuprinę kvadratinę, žinai, tipo, ir išpizdik iš džimo. Kad stuburas tiesas būtų ir pisk tu namo, na. Pisk tu namo, tai žodžiu, ir po to jie kažkaip išskirsta, viskas trukoja. Tęs pokalbį. Jo, tada, aišku, yra vėl, blėt, pas mane yra dar kažkoks vienas, kuris tipo galvo, kad jis yra labai kietas. Nu, tipo, man labai juokinga, kai... Aš suprantu, kad žmogus eina į sportą. Jo, bet eina į sportą, bet jis galėtų būti, bet jis yra tas, kaip tu sakei, kurva, tas žaltys, blėt, smauglys, kur aš... Bet tas jau didelis, ar ne? Ne, seni, blėt, šmakas. Liekas. Šmakas. Jo, ir supranti, jisai athujarinės. Jisai, bičias, užsidėjęs maikę iki čia, nu, tipo, tokiam rukojam, normali maikė, tiesiog džimą. Įpisęs šortus irgi, nu, iki kelio normalių šortus. Jisai kūdas, jis tikrai nėra pasportavęs. Aš irgi be filmavau istorikai, jisai, kur pasidaręs, atsimeni, buvo kurva pampersai šortų, kur aš buvau kėlęs pampersinis. Nu, bičias įpisęs, pratimus visus daro nepaprastai blogai. Įpisęs jis ant to bėgtakio, į inklainą tokį įsipisęs, įsikibęs į tą, tai jau čia reiškia, kad tu nieko netreniruoji. Jo, tu tada nebedėk. Tu tiesiog tu reiškia nieko netreniruoji, jeigu tu esi įsikibęs į kažką, kai tu lipi, blėt, į įkalnę. Ir jisai įpisęs, hebra, nežinau kaip jums įsivaizduoju, bet tiesiog yra šortai, jisai susikiša šortus, realiai, blėt, visus, taip užsilenkęs, į triusikus susikišęs tuos šortus, nes kurva, aš nežinau, kas per logiką, bet turbūt jisai galvoja, kad jis seniai baisiai jo kojas didelis ir jam žiauri, kurva trukdys lipti į tą kalną. Jau pizdės, žinok. Tarme, jei neduok dievo to šorto neatsiraitosi, nu neužlipsi, kurva. Jo, taigi, neužlipsi tą bėgtakį. Ir tada, aišku, dar pisa rankojas irgi sukišai pažas. Ir aš tada tiesiog toksai galvoju. Jo, pisa ten maks, žinai. Ir tada aš galvoju, nu seniai. Nu taigi nusipirk tą maikę, kurva be rankojų. Tu ateini su ilgiausia apranga į džymą ir tu kaip asilas viską, blėt, susikamšai miegu. Žinai, toks, tą kurva pagalvės reikia ir paguldysim. Bet šiaip, kam? Nu nežinau, kam. Kam raitotis? Ir jisai, supranti, jisai vaikšto ir žiūri tą ranką, galvoja, nu tu dieve, nu tu kurva, nu tai... Va, ir galva galėčiau kaip pienės pūkų, taip, prieės, aš jam kurva nuspraudžiu. Nu, blėt, jis ten, žinai, nu toksai galvoja, nu ir kam to reikia. Bet yra tokių, vat, supranti, tie tam tikri personažai, va tokie visi, kur kažkam reikia pasirodyti. Tada yra kažkoks bičias, kuris ateina, blėt, pakomentuoti, žiūri, ten kažkas irgi treniruojas prie, nieks neprašė, jisai jau ten kažkam komentuoja, kad tu čia ne taip darai tą pratimą. Nu, blėt, nu taip darau. Jeigu yra rezultatai, žinai, kartais, jeigu matai, pavyzdžiui, kokį, aš esu vienam jaunam bičiui parodęs, tipo, nes mačiau ir jis dar taip, žinai, matosi, kad ieško, ir aš taip paskau pagalbos reikia. Jis sako, jo, blėt, nežinau, žinai. Tai tada ir man tai patinka, visai, žinai, dėmesį parodai, žinai, čia gal taip, žinai, čia rankų, žinai, tipo nedėk, žinai, tu užfiksuok rankas, tai ir tada tai fainai yra, žinai. Arba, pavyzdžiui, jeigu neklausti yra, tarkim, neprašyta, bet ateina žmogus prie tavęs, kur tu matai, kad tikrai jisai nusupranta, ką sako. Jis yra, nereiškia, kad jis yra, kur, žinai, ten didelis Iron Vytas kažkoksai, bet tiesiog matai, kad žmogus, nu, geras kūnas, geras fizikas ir ateina tau, sako, žiūrėk, senukai, šiaip okei visai, bet galėtum, tipo, gal labiau užmest ranką. Ir tada toksai tu, nu, okei, ačiū, žinai, o ne kur, ble, šiaip tai jo, šiaip nelabai taip. Ne, čia, žinai, reikėtų, nu, nenoriu aš čia tau sakyti, kaip, bet, nu, tikrai ne taip darai. Jo, nu, tai... Bet tu, ble, jo, tu šūdinai darai. Jeigu įdėsi kažką, kai sportuoji,
Nu, čia irgi, ego tripas, žinai, tipo, irgi ego tripas įdėt kaip sportuoji, nežinau, kodėl aš taip kartais padarau, bet, tipo, nu, čia aš... Tiesiog nuzaibys įdėt, aš irgi kartais įdėt. Tipo, blėt, rezultatas, tipo, gut. Jo. Įdė. Seni. Man, irgi. Šiaip rankos tai neblogos tavo, bet, blėt, nu, reikėtų biškai, kai keli tą hantelį seni, tau reikėtų ten, nu, tai kurva. Jeigu mano rankos yra didelės ir jos yra užparduotos, tai reiškia, aš tą patį pratimą darau jau 3 mėnesius ir jisai ką daro? Veikia, ble. Ja, reiškia, kažkur kažkas veikia. Tai, Arturėlių, kurva, ja, veikia. Bet yra žmonės, yra kultūros, kaip ir su vaikais, įkel kažką. Mes dar nedajėm seniai iki vaikų. Jau mes sužinosim dalykų, žinai, kiek mes blogai darom, žinai. Tai įsidok yra gyvūniniai. Jo, tada žyminiai, gyvūniniai. Tipo vaikiniai, žinai, tipo, tai mes tuos du jau, tipo gyvūninus, kadangi gyvūną turim, žinai, tai dar esame jau šitą Pandoros skrynę, ble. Tai va, žyminiai irgi yra iš tos pačios kategorijos, bet jie yra aršus. Jie yra aršus ir jie yra, tipo, nu, nežinau, man ten tekia irgi ten tokių apturėdžinai pokalbių, kur čia tu tą ir tą netaip darai. Nu, paaiškink man, kur parodyk. Parodyk man, kaip daryti. Numeta man kažkokius ten video, jisai, žinai. Aš tu parodyk ant savęs, numeta jis man kažkokius video, aš parodau tą, kad savo video, kaip aš darau, sakau, pažiūrėk, čia lygiai taip pat. Nu jo, bet... Ai, ble. Nu, ką, aš ir nieko, tu su jais, vapšė, aš net nebediskutuoju tarp kito. Kokius tu žmonės blokuoji? Visus, ne. Aš seniai irgi pradėjau, tu man taip zaibys. Aš tau pasakysiu, aš galiu pasakyti pas mane, koks yra akauntas užblokuotų žmonių. Milijonas koks. Bet ne, aš blokuoju, aš matai, esu aš kažkur kalbėjęs, kad aš blokuoju visus, kad pas mane būtų švari erdvė, nesvarbu. Parašo komentarą bet kokią kryptim apie mano ten kažkokį draugą, nu taip belė ką tiesiog, arba šiaip, arba net, aš net ir tuos blokuoju, kur va taip realiai pizdinas komentaruose. Aš juos užblokuoju. Nu taip, piskit, nu žinai, nereikia man. Taip, išsivalyk savo daržą vadinasi ir man tai yra labai gera praktika. Pas mane yra užblokuoti 3389 žmonės. Gerai, kur tu matai tai? Settingsuose Instagramo. Instagrame, ne? Jo, pasičekinam, kiek pas mane, ne? Čia jo 3 stotelės ir tada eini į privacy turi būti. Privacy? Ten žemiau, man atrodo, ir bus blocked ar kažkas. 72 sen. 72. 3,389. Eiktina, bet aš Facebook'e daugiau blokavęs. Aš visus pisau von. Žinai, kas yra? Žinai, kaip aš vertinu blokavimą ir iš tikrųjų visiems žmonėms linkiu tą patį daryti. Blokavimas yra, žinai, kaip aš sakau, tiesiog yra vaistas žmonėm nuo tavęs. Nes žinai kodėl? Nes žmonės, jie nesupranta, kad jie gali tavęs nežiūrėti. Nu, tarkim, užeina, panaudosim dabar žodį pidaras. Užeina kažkas, pamato tavo reelsą, jam random išmeta tą reelsą, vėl jam įsijungia, kad reikia komentuoti, atsirašo, nu, ten, tu tai pidarasas, arba, blėt, šitas, nu, arba, kur tas parašė jo, kur tas duosilai susitiko. Seni, tai aš, tokiu atveju, aš jam duodu vaistukų. Vat, aš jam įpisu bloką. Tu asilų nematysi, žiūrėk. Tau nefaina buvo, ne? Jo, tau nefaina buvo iki tiek, kad tu net parašai savo tais riebaluotais pirštukais panagėm jodom, blėt. Jo, tu, blėt, parašai, tau nefaina buvo, bet dabar žiūrėk, tu nebematysi. Tai va, tai aš šitą dalyką vertinu. Ir svogūnai smirda 100%. 100% svoganų, blėt. Jisai pusę svogūnų suvalgė prieš rašytą. Tai va, aš žinok vaistus duodu visiems ir aš linkiu visiems, ta prasme, valykitės tas erdves, nesvarbu kur sen. Aš YouTube'o, man pohui, aš YouTube'o visus irgi paspaudį, kad būtų blogti, jisai nemato niekada jokio vidos, tavo profilio nemato, visko tu. Aš visur, bet kokiai vietai, kur esu, Facebookas, TikTokas, Instagramas, YouTube'as, Messengeris, viskas, visus blokuoju, na, kas tik, bent biški pro šoną, ne į tą pusę. Bet tu ir pats, žiūrėk, čia aš manau, kad aš pavyzdžiui, priimu kritiką, visą laiką priimu. Ne, tai kritika. Ir čia nesupraskit, jo, žmonės, nesupraskit, kad mes... Čia nėra kritika, ką jie sako. Jo, tipo, išsivėmimas žmonių nėra kritika. Ne. Tai va, taip kritiką mes priimam, viskas ok, ten, pavyzdžiui, va, žmonės rašo... Kas? Ai, jo, geras komentaras. Palauk, aš turiu nusirinšuoti, nes jo, gerai, kad prisimeni. Tuoj, palaukit, na, žiauriai pramušė. Ir aš taip raudonuoju visą laiką, kiekvieną kartą žvengdavau, aš supratau, čia nėra oro. Neseniai, žinai, dėl ko nėra oro, nes parašė mums. Šiaip parašė, aišku, su ape. Ne šiaip, bet ape. Šiaip dar pastebėjimas. Jei drug. Tiesiog, parašė narkotikas. Jei drug kviestumėt svečią, tai studijoje vapšė nėra vietos jam. Netilptų. Tiesiog va tokį vis. Bet irgi, kaip tu nesimastai kito, kad žiūri.
Žinai ką? Jiečiui nežino. Bet čia senis. Jiečiui nežino, jiečiui ten nėra netgi. Čia Replaino, ta moteris, mergina, nežinau, kas čia tokia, koks blėt vardas. Žaneta. Replaino iš viso istorijai mano, kur aš įdėjau, kad šitą sofą noriu parduoti, nes mes norim fotelį įsipilti. Jo. Jinai parašė, šiaip dar pastebėjimus. Žiūrėk, tu fotelį pardavinė. Ačiū, blėt, Žaneta, nes mes nežinom, kad čia nėra vietos. Jo, mes nežinom. Mes problemų nespręsim patys, kol Žaneta mums nepasakys, kad, blėt, mes neįsivertinę, kurva situacijos, kad vat, mažai vietos mes, nu, tipo. Mes galvojam, kaip čia būtų, kurva, kaip aš pėsčiu galvą. Aš norėčiau, kad Lietuvoje būtų galima vienam žmogui. Pisti į galvą legaliai. Pisti į galvą legaliai ir nesvarbu, kas tai yra. Pana, vaiks ar vyras. Klipinkit čia. Pisti galvą. Ir negalite gauti. Seniai, aš pats gaučiau į snukį ir tikrai ne nuo vieno žmogaus. Jo, daug kas pasirinktų tave, daug kas pasirinktų mane. Ir gerai, piskit man į galvą. Bet ir aš pisiu jums į galvą. Bet vieną kartą į metus ar į mėnesį? Ne, į mėnesį tai aš nepakilčiau už lovos. Tada, tarsi, kur mėnesį išvaikščiau kaip klyva, blėt, visą supranti. Negalim, nu, nepersinkim, kur vieną kartą per metus snukį gauti yra gerai. Jo. Manau. Jo. Priklauso kiek gauni. Bet irgi, jo. Kaip tas prie glutės, kur gavo į snukį Kaune. Tai jo. Jau nenorėčiau. Jo, jį jau malė. Jau taip nenorėčiau. Tačiau vieną tėvišką pliauską gauti, žinai, taip. Dzunk. Ir viskas, žinai. Tokį galima. Aš irgi sutikčiau. Aš norėčiau, kad vieną kartą per metus ir tada aš, bet taip palaukčiau, bet aš žinau, kad neišlaukčiau. Būtų, va, pavyzdžiui, žinai, sausio mėnesis ir yra gruodis. Bet ką atsirinktum? Aš žinau, kad aš sausio mėnesį jaučiu. Sausio 1 dar ant pachmo. Jo, išnaudoju tą šansą viskas. Nes, nu, blėt, nes tikrai yra tokių žmonių, nu, kur, nežinau, ar čia mums aišku yra, mes aišku, čia stipriai ir juokavom, bet šiaip yra tikrai, mane asmeniškai veikia nerviškai, tiesiog, nu, kaip nerviškai toksai ant irzlumo ir durnumo, kur, nu, blėt, nu, mes žinai, nu, mesgi žinom, nu, tikrai, nu, dabar, nu, žiūrėkit. Tipo, jinai nieko blogo, jinai irgi čia iš gero, Žaneta. Viskas gerai, bet, nu, na. Bet, nu, nereiks sakyti. Jo, tiesiog, kur, kam? Nu, kam? Ir kitas dalykas, na, mes tų svečių net negalvojam, Žaneta. Mes negalvojam, apart partiko, aš daugiau iš vis, tipo, aš tik partiką čia matyčiau. Kaip norėčiau Vytenę čia. Žiūrėk, va čia pasadinau. Čia labai negerai skambėjo, kaip norėčiau Vytenę čia. Nu, kaip pasakai, tai pasakai. Kirpkit šitą irgi. Klip dar čia. Jo, ir va tai važiuok, čia apkabinam, tu irgi, va tai žiūrėk. Ir mes tiesiog po bučiukai žanda Vytenį ir pradedam pokalbį. Gal kad nors Vytenis pasirašys, nežinau. Ne, šiaip iš vis, man pats mėgiamiausias žmogus. Vytenis? Partikas, taip. Jisai pradėjo sportuoti dabar. Jisai pradėjo kai susidėjo papus. Tu, blėt, atvirkščiai padaryk. Tu pradžiai pabandyk sportuoti. Tu pradžiai išmėgink sportą. Tada susidėjo papus. Jisai dar nusisirbė ir riebalus prieš sportą. Tai va, vėlgi, prieš sportą. Tu pamėgink prieš. Jisai rašė kažkadagi ten buvo, kad sakė, kad, žodžiu, neina jam užsportuoti, jo krūtinės lasta ir net... Aš kai pažiūrėjau, kaip jis sportuoja, tai aš suprantu dėl ko. Dėl ko neina jam užsportuoti. Bet jeigu jis piršt, bet jam galima parašyti. Tikrai galima ir visi kas pamatot. Rašykit. Blogai, ne, mes jau dabar siundam, ant žmogų siundam. Pohui, rašykit. Rašykit. Ne. Tai esmė, kad, tipo, jeigu tu jau pradedi, pavyzdžiui, pirmom savaitėm sportuoti ir tu dediesi pirštinės tas be pirštų, na, eik tu, na, gerai? Tiesiog eik namo. Tipo, nu, blėt. Aš žiūrėjau kelią istoriją. Aš turiu guilty pleasure tokių, iš tikrųjų. Yra žmonių, kurių, tipo, žinai, aš neseku, bet man, kurva, nu, mums patinka pažiūrėti. Tiesiog, va, aš Vytenį tikrai užeinu, tada yra toksai apsinikovas, kažkoks toksai kačiokas žvairas, belė, kaip aš esu kėlęs istorijų, kur pimpalą pastoji, ten deda savo triškėlis. Ir tas, kur, kilnuoja. Jo, Vitalis apsinikovas. Pridėm biškį kažkokią tai iškarpą, kad žmonės suprastų. Ne, tegul pasižiūrė patys. Vitalis apsinikovas. Jo, aš šitą žiūriu, yra mano guilty pleasure, ir dar aš turiu, karočią youtuberių irgi guilty pleasure, bet vat yra pas mane irgi, tai bet Vytenis, čia kažkada gal pakalbėsime tuos guilty pleasures, bet vat Vytenis yra irgi vienas iš tų, kur užeinu pažiūrėti, kur smagu karo, pasižiūrėti, ką jisai, sveiki, šiandieną. Man jis toks teta, žinai, jis toks teta, blemba, tokia faina. Jisai tikrai geria kurva kavą su konjaku. Taip, jis toks mokytojų kambarėlį, žinai, tipo, jau sėdė, jau matkės mokytojas. Jisai yra. Visą laiką kava kvepia, žinai, kur visą laiką... Cigarais ir kava. Jo, cigarais ir kavutė. Tai žodžiu, jis pirmas plėtkint būtų. Ja, bet Vytenis, nu va, prisižiūri bičias, ten masažiukus įdai tos fotelis ir viskas. Man reikėtų jau, plemba, aš pasižiūriu į save per tą kamerą
kamerą, aš galvoju, Masažą? Veido masažą. Aš buvau masažė, beje, nesenai šiaip, kur, nu, ten įdomu. Gerai, pasakys taip. Pirmą kartą buvo tokia įdomi patirtis ir gan gėjiška. Taip, jau čia gėjiška. Jau faktas jau, kad tu pas vyrą varė, ne? Nu, blėt, jo, Jau tai malė vyras. Ne, bet kur? Esmė tame, žodžiu, penktadienis su Vanesa, sakom, žodžiu, aš tvarkiau stalčių, radau namie stalčių čekį, mama padovanojo pernai kalėdas čekį, kad varyt abiem mums su Vanesa į masažą. East Island Spa, man atrodo. Normalus tikrai salonas, žiauriai geri masažai, visą kitą. Skaudavai užsireginam, nes jau tuoj baigsi, žinai, viskas. Ok, penktadienį čia pasiskambinam, užsireginam, kaip tik žodžiu sutarėm, kad sekmadienį yra kaip tik 10 ryto ir man atrodo 11:15, kaip tik viens po kito, kad masažinai, tipo, nueisiu aš, tada nueis Vanesa. Nu, ne poro žodžiu, masažas tada skiri, žinai. Ok, užsireginam, tipo, viskas zaibyščia, masažai yra, neužsirašom niekur. Aš dažniausiai viską užsirašau, ypatingai Google kalendorių viską du, šį kartą nieko neužsirašom. Nu, neužsirašom, okei. Šeštadienį kažkaip taip su Vanesa išeinam į miestą, pavalgom, vienas kitas aliukas, tipo, išgeriam, žinai, daugiau gal biškį negu vieną kitą, paskui išgeriam jau tą aliuką, grįžtam namo, bet labai normaliai grįžtam gal apie 1 nakties kažkas tokio. Pripisimo stadija buvo tokia, kur nesi komoj, bet 1 nakties airfryerį jungiau bulvytės kepti. Čia pati geriausia yra tas pats geriausias momentas, čia, kur dar ir žiūri tą airfryerį senium. Tai va tas girtumas buvo. Kur tipo, airfryerį dar užkūriau, dar, blėt, trumų prieskonių turėjau, užmečiau, prasikėpėm, blėt, tas bulvytės, suvalgėm tas bulvytės, dar biškį pažiūrėjom kažką per teleką, YouTube ar kažką tokio ir nuėjom miegot. Nu tai tipo, buvau įpisęs, bet iki šefo lygio, kur tipo dar... Kur dar trumų, blėt. Jo, kur dar orientuojuos, ką darau ir tikrai skaniai pavalgėm, žinai. Jo, nu žodžiu. Prašėkėpėm viską, atsibundom ten ryte, gal apie 9 savo eigą užsivedu, tipo, viskas zaibišlai, atsibundu, be jokio žintų, be nieko, man šiaip pachmo nebūna niekada praktiškai. Va, tu žmogus. Jo, aš galiu ten iki komos gerti, bet tipo, va, piukšt ir viskas. Nu, tai gera apykaita pas tavęs. Nu, jo, suveikia. Tai žodžiu, atsibundu, viskas okei, ryte irgi Vanesa atsibunda, žinai, kažką ten dar, biškitas toksai lengvas, galva, žinai, toksai dzing, yra kur smagi ta emocija, kur tipo, kažkokius reilsus žiūrim, kažką žvengiam, žinai, gulim tą smadį, pizė, skambina kažkas man ten prieš, gal 10 minučių iki 10 skambina kažką, žinai, aš toksai supykęs, nu, kas čia karaliui, blė, sekmadienį, nežinomas numeris, kažkas, piso, tikrai nekelsi, žinai, aš toksai tą ar gali padedu, neatmetu, padedu skambą ir tada seni. Kai pisa man žaibas nuo ausų galiukų, kur vaikin kojų nagų, na, masažas, blėt, aš turiu jau gulėti ant stalo. O, šitą tu jau turėjai, tam žinai, seniai 10 masažas, man be 10 skambina. Eik tu nahui, kaip jis gėda. Supranti, man pirmiausia. Ir aš sakau, blėtgi masažas, sako, Vanesa, perskambink, nu, tipo, nu, negražu, nu, tu pasakyk kažką, žinai. O nesinori? Blėt, sakau, žinok, neskambinsiu, nu, nahui, nu, tegul būna viskas. Jo, nu, tipo, neteinu, sakau, tu varykit tą savo, paskui, žinai, pasakysi. Apie mane nekalbėk. Paskui pasakys, kad man ten tiesiog koja, žinai. Bet tada toks irgi galvoju, nu, blėt, bet negerai, nu, nepasakyti, nu, nes, nu, tai kas, kiek man kūro, 3 metai čia, nu, žinai, kaip mažas vaikas, nu, nesąmonė. Žmogus yra, jis laukia, žinai, tavęs, kad, nu, tipo, jo darbo diena. Jis jau susilėrėjęs rankas, jis jau polė. Jisai turi žinot, kas dabar bus, ar darysi masažą, ar gali, žinai, ten čia burėkus valgyti atsėdęs. Nu, ir žodžiu, sakau, blėt, einu į lauką su šunim, kažką gal sugalvosi, išeinu į lauką su šunim, žinai, ten vedžioju šunį ir galvoju, nu, pizdu, jau čia reikia paskambinti. Tai kiek čia laiko praėjo? Nu, blė, žinau, ten greitai, ten labai, tašnai, 10-15 minučių viskas tame tokiam bėgi, žinai, kur man paskambino, pisa tą žaibas, aš iš karto pakylu, tada iš lovos, kur einu praskvipuosi, žinai, ir išėjau į lauką, žodžiu. Tada galvoju, vaikštau vienas, galvoju, ne, nu, blėt, nu, reikia paskambinti, nu, negražu, nu, reikia paskambinti. Paskambinu, žodžiu, bandau skambinti tiksliau į tą numerį to salono, bet įpisa į bendrinį žodžių. Sveiki, jūs paskambinti ten į Forum Cinema, ten Forum Palace, kas ten, blėt, yra ta žodžiu, žinai, šūda ir bla, palaukite ten kažkas. Nu ir gerai, aš toksai, okei, laukiu, žinai, ten laukiu, bet neilgai laukiu. Žinai, laukiu toksai. Ai, nu gerai, nu nieko. Jo, seniai, taip ir buvo. Padėjau, nu, blėt, pabandžiau. Viskas. Nu, ta prasme, aš atlikau savo pareigą, aš skambinu. Aš norėjau. Jo, nieks neatsiliepė, nieks nepakėlė, blėt, patys kalti, žinai. Tada galvoju, ne, blėt, iš tikrųjų negerai. Parašau, karočią SMS į tą numerį. Nu tai žodžiu, parašiau aš jiem, kad tipo labai atsiprašau, pirmiausia parašau, kad labai didelė gėda, nemiluosiu, tiesiog pramiegojau. Ir tipo labai apgailestauju, bet tipo
Nu, bet ten kažkas tokio. Ir jis tą žinutę. Skambina po 5 minučių. Sveiki. Karo gėda ir aš sakau, sveiki, sakau, ir iš karto neduoda, net neiškės, sakau, sveiki, žinokit, žiauri gėda, labai atsiprašau, sakau, tikrai, kaip asilas, sakau, pramiegojau, bet sakau, draugė mano, po manęs tikrai ateis, ten, žinai, bla, bla, ten sako, viskas gerai, tokia ramia balsu, žinai, visiškai, viskas gerai, jo, viskas gerai, sako, mes viskas suprantam, sako, būna dalykų, sako, kaip tik yra, po jūsų draugės dar laisvas laikas, sako, gal ateisit, sakau, dabar tikrai jau ateisit, žinai, nes jos, sakau, esu atsibūdęs. Gerai, Vanesa išgazavo į masažą. Aš ten kažką apsirengiu, atgazuoju tą masažą. Ten sėdžiu, arbatėlę geriu, Vanesa tenai žodžiai. Čia koks rytietiškas? Blem, aš ten kažkokį mėgau, kažkas ten bus jo, gal, ar ten azijat, kažkokį žodžiai matau, bet full body, pilno kūno jo, tipo, žinai, viskas nugara, ten mama. Dar prieš tai matau, kad, žinai, tas vaikšto vyrukas, aš supratau, kad jisai darė ir Vanesai masažą, aš galvoju, toks, blėt, vyras Vanesa darė masažą, taip įdomu, nes dažniausiai vis tiek būna, kad... Taip, dažniausiai... Žinai, kur žmogus... Žinai, vyras darė masažą Vanesai. Įdomu, kokią progą. Žinai, kokią progą. Palaukit, o... Jūs darėte ką masažą? Nebuvo mergų? Man buvo keista, tikrai. Nes dažniausiai būna kažkaip, kad moteris daro ar dar kažkas. Žodžiu, bet darė, suportinam indukus, darė indukas masažą. Tas vyras, kuris darė masažą, buvo žodžiu iš Indijos. Ir jisai daro tą masažą. Gerai, aš ateinu, žodžiu, ten, tipo, nusirenk, sako, žinai, užsidėk ten tos, kur agro pilvelis stringus, žinai, kur agurka. Bet tos, kur nežinai, kaip tą agurką dėti. Blėti ten ir taip, skinieks vis tiek ten netelpa. Ne ir dydžio pastai, bet vis tiek netelpa. Bet tiesiog kažkokios ten tos plėvės keistos, atsiros, supranti, vis tiek. Tikrai turi gerokai galvą. Kažkiek plėvės tavo pačios išlenda. Taip. Tai va, tai tos agro pilvelis riskus užsimetu, žinai, atsigulu, jisai ateina, karočią, ten kažką užkloja mane. Tipo, tu atsiguli ir tipo, tiesiog vienas šonas ir per vieną šoną varpienas, per kitą šoną kiaušai. X-menas. Ir tiesiog guli, žiūri ir sakai, aš nemokėjau tiesiog. Žinokit, nepykit, bet aš nahui nesuprantu. Galite dėti, aš nelabai moku. Tai kurva, po tą agro plėvelę sukišo tas agurkus su pomidorus. Jo, tai žodžiu, tai aš atsigulu, bet aš guliau, aišku, ant pilvo, tai, tipo, viskas okei, ten tie kiaušiai įsispraudė, jie, aišku, atrodo kaip hemorojus, per kitą pusę greičiausiai išlendė. Žodžiu, bet aš atsigulu, man jisai išklotas bičas, bet jau pirmas dalykas, man aš nesupratau, kas ten buvo įvykę, bet jis paima mano tipo kojas, pakiša ten tokį kažkokį, tipo, pagalvėlę, kad biškiai aukščiau būtų pėdos ir jisai tas mano pėdas, tipo, žinai, ten pravalyt kažką. Ir seniai, blėt, suprantis, pradeda man valytas pėdas. Eik tu, naha, kiek to šiukšlių, blėt, ant tų pėdų pas man. Ir aš toksai galvoju, tai kurva, kokia gėda. Ir supranti, jisai tas pėdas, bet taip jau tu girdi, kad normaliai kapoja. Ir juokingiausia dalis, kad nubraukė. Bet aš nežinau, kas ten, gal supranti, gal aš kojinių primindžiau. Žinai, kaip būna tie pūkai, kurva. Jo. Ir supranti, ir aš galvoju, what the fuck. Ir juokingiausia, man viso to dalis buvo, tai tos pėdos, paskui geriausiai tą paklodę. Girdi, kaip kurva nuo paklodės. Tai žmogus visų pirma. Žinai, kaip kurva čipsų į lovą prisitrasė. Kas čia kurva turi? Tai tą paklodę, jisai girdžiu, nahu, išbrūžin. O man kurva, aš galvoju, eik, nahu, kokia gėda. Aš jau pasivėlavau. Atėjau dabar kurva srutinas visas kojom brudnom. Tai seniai, aš nežinau, kur aš brudnom kojom, blėt, pavėlavęs atėjau. Kur juodas, tipo, paėmė žmogus, tas juodas kojas, tipo, turi zulint. Blėt, ir nemalonu, bet aš toks galvoju, bet kurva, bet tai negali ten būti to purvo. Bet, blėt, jeigu jau nuo paklodės braukė, tai seniai buvo. Kažkas buvo. Į kažką buvo įmynė. Kur aš jo klausiu, kur? Į kažką buvo įmynės. Žodžiu. Padaro ten tą visą dalyką, ir gerai, prasideda masažas. Ir masažuoja ten, aš ant pilvo guliu, man masažuoja iš nugaro, žinai, ten tas kojas, tipo, blauzas, ten viską viršų kyla, žinai, tipo, masažuoja ir aš taip jaučiu, kurva, kažkaip, kad brrt, toksai pirštukai, žinai. Per dešrą, tipo? Ne, per dešrą, bet, tipo, kol kas dar ne. Bet, tipo, pirštukais, tai per kepalą, žinai, tipo, subinė, tipo, Ai, per tavo kepą ir šik. Va, yra šikna, ir, tipo, čia mano koja, ir, tipo, tą šikną masažuoja, bet supranti, bet kaip viskas ir okei būtų, bet labai kažkaip arti žiedinio praeina tie pirštai, supranti. Jau prie žiedo. Jo, ir supranti, pas mane yra taip, su šikna. Man šikna yra... Arba neliesk, arba iškart kišk. Jo, tas yra, bet jos... Aš nesąmonė, tik ką pasakiau. Arba neliesk, arba iškart kišk. O tai ką to ne taip? Ne.
Tęsk. Ne, tai žodžiu, iš tikrųjų, jo, aš neleidžiu šiknos niekam lies, nu ten tarkim, kokią nori vanės pajakot kažką, negalima. Nu, taip, aš iš karto, blėt, aš ten užrakinu titanas ir žinai, dėl ko negalima. Jei kažkas kažką kištų, nukirptum. Jo, grinai, žinai, bet aš žinai, dėl ko užrakinu, ne dėl to, kad tipo nesmagu man, o dėl to, kad aš saugau kitą žmogų, nes aš nežinau, kas šiuo metu gyvena per organizmą, iš kur prieš šiknos. Supranti? Ne, taip. Nes vyrų subinė yra baisiausia vieta. Tarsi seniai, tu gali pašikęs valytis 3 paras, jis ir kurva kaip flomasteris, tau šiknaskėlė. Ta prasme, aš galiu, pavyzdžiui, nebrauk. Pašikt, nueit, pavyzdžiui, nusimaudyt ir po to žiūrėk, nusimaudyt, prabraukt, bus ruda. Aš sakau, kurva, aš baltų triskų neturiu, nenešioju. Augus sako, paim baltus, kol baltų neim. Nebandyk, na. Neim baltų. Tiesiog baltų neim, nes tai yra nesąmonė. Galėsi vieni nori kaukį išskirti, kurva, kistos triskose nešiuot, taip, daryk, ką nori, ne, baltais. Sakau, tai va, tai aš vien dėl to suprantu savo. Tai labai geras, pakomentuokit, jeigu jums irgi taip yra. Jo, susibinė taip yra, bernų. Ir aš suprantu, aš labai saugau, nu, tipo, ir mano, tipo, jeigu namie va toks būtų įvykis, tarkim, manęs kažką ten prikolintų ir brūkšteltų, iš karto aš užrakinčiau, kepalus, viskas, kur nepaleidžiu, žinai. Rankai įkibus ir viskas. O čia, kur, nu, negali traukti raukų, nes, nu, tipo, žinai, galvos, kad nenormalus, čia trūkčioju, čia nieko dar nedaro. Nu, gerai, aš toksai vėl galiu ramiai, seniai. Vėl eina, nu, ir tikrai, blėt, su tais 3 pirštais visus pirštus skaičiuoju, per šiknaskėlę 1, 2, 3, na. Man akytis, taip, aš galiu to kuros skėlė akis, tai puft. Ir aš galvoju, nu, blėt. Kiš. Ne, nu, kad kiš negalvoju, bet galvoju, nu, blėt, nu, negali taip, tarsi. Nu, gal žmogui prietė mane mato, gal nuslydo. Pala. Supranti? Ką tu čia klaidai? Aš galvoju, kaip jisai tau pirštus į šikną sukišo. Ten, jisai iš šono žiūrėk, aš čia va galiu kaip pagalys, ne? Nu. Čia, gerai, žiūrėk, laikyk. Čia yra mano 2 kojos, na, laikai, abi, ne? Čia va mano 2 kojos. Čia mano subinė šitoje vietoje. Čia mano 2 kojos. Jisai ties iš šono daro masažą. Mano kojai. Jisai daro... čia kaip šikna atrodo. Jo, va čia yra šikna mano. Jisai daro mano kojai masažą ir pakyla prie kepalo ir tada jisai per kepalą tau braukia, bet jo ranka į vidų tau įlenda į rūkę. Kurva, supranti? Įpisa į šiknaskėlį. Ir man, tipo, trūkš porą kartų per tą šiknaskėlį ir aš toks galvoju. Girdėjau. Pirmiausiai nelinkiu uostyti vienas dalykas, nes aš nežinau, kokią ekosistemą šiuo metu kuruo ten gyvena, bet kitas dalykas, aš toksai galvoju, nu, blėt, čia, nu gerai, gal netyčia, jo, pasitaikė, žinai, dar kažkas, bet jisai, tipo, nepriekabiavo prie manęs. Bet pradžiai dar juokinga irgi buvo, kad prieš masažą man buvo kas keista, kur jisai užlipo ant gulto, ant manęs atsisėdo. Būna taip daro, atsisėda, bet kai moteris tai padaro, tai kinda ok. Bet kai vyras, kai tu gali su agropilveliais stringais ir tavo vyras atsisėda, blėt, ant kepalo, supranti, toksai slidus jau reikalas. Bet sunkus vyras ar tas vyras? Ne, toksai pieštuks. Jo. Išlengvės. Jo, tai va, tai žodžiu, viena pusė kepalinis praeina per tuos raukus, aš nesuprantu, bet toksai galvoju, nu jaučiu gal kažkas kita. Į kitą pusę perina, vėl eina per tuos raukus, supranti. Nu ir aš esu, blėt, tikrai stipriai pasimetęs. Ar man kažką sakyti šito atveju reikia, tipo, kad, tipo... Ar tu nebrauk man per šikę, ar tipo, gal reikėjo ir pakilti ir sakyti, tipo, is it normal? Tipo, žinai, braukt per raukus. Why asshole? Jo, why asshole? Why put fingers? Aš nežinau, supranti, kaip čia veikia. Ok, nu žodžiu, tada ten nugaros masažas, visą kitą, persiverčiu aš, tipo, turn around. Nu, bet tie tylus pasakymai. Jo, nesupranti, nes tu būni toksai biškai primigęs. Taip. Mister, turn around. What? Turn around. Ok, ir persiverčiu senį, atsigulu. Supranti, jau aš pagulėjęs, kur normaliai pusvalandį. Jau mano kiaušai nebe kaip 18 metų vaiko stangrus, kur, supranti. Jau mano kiaušai... Jau jie yra šonas. Jau jie laisvai gyven, kur nori. Palei čia. Jau ir palėkė, jie, supranti. Jau jie yra išlindę. Ir literaliai, aš atsigulu, blėt, tais agros stringais, supranti, kur va sodininkas. Atsigulu ir aš jau čia, tai kiaušai subėga į vieną kraštą, žinai. Sorry, mister, I put back. Ir jie subėgė, tipo, bet aišku, nesimato, nu aš nežinau, ten matos nesimato, bet jisai ten uždengęs rankšluočiais. Nu, tai ir ką, tu galvoji? Bet tu jauti, kad jie yra pabėgę. Kad jie tikrai nėra, tipo, kaip turėtų būti, ne į gerą kryptį, neprisiduoda. Jo, ir žodžiu, ir aš suprantu, kas vėl įvyksta, koksai niuansas. Vėlgi eina kojų masažas, ar ne? Seniai. Tai aš gaunu pilną programą. Realiai, aš jaučiu, kaip ta rankytė, tie pirštukai, tik šį kartą ne pirštų galus skaičiuoju, o krumplius, tie krumpliai taip pat per kiaušius. Ir aš toksai, blėt, aš visada per masažą beveik užmiegu arba išeinu ištinusiom žmogus toks stačiom akim. Akys kaip pizdos būna ištinusios, suprantate, nes jau tu būni pizdėso būna.
Nei blosto nesudėjau sen. Kur Ne. važinok, ant įtampos buvau. posėdėjo, ne? Masažas kaip ir geras buvo, bet iki šių dienų esu nesupratęs, kas įvyko ir tada išeinu ir manęs klausi, o tau irgi tai buvo? Ai, Nes tipo tau darė tą masažą. Sakau, jo, sakau, tau irgi subinė tipo ten raukus, žinai, visą. Sako, ne, nesvaik, sako, man tai ten tipo per atstumą. Ir tada man dar labiau supranti, galvoju, keista biškis. tai kurva. Tai reiškia, jisai kontroliuoja ranką savo. Nu, tipo, Taip. ką jis daro, veiksmus, tai jis Arba kontroliuoja. Vanesa nepasakė iki galo. Nu, kurva, grįžti. O dabar O paklaus. dabar tai grįžti. Dabar. Jo. Bet aš čia dabar Ir supranti? Vanesa tiesiog po traukiniu, žinai, Pakišai pakišau. Sorry, ką? Ir tu supranti, ir aš vat nesuprantu, kaip čia viskas vyksta, žinai, ir išėjau iš to masažinti, tipo geras buvo masažas, bet vat, pybys. Aš buvau tiesiog vieną kartą užsidėjęs kitą pusę tos. Kur tipo, kur... Man tik po to pasakė po masažo. Tada, Ten kažkaip aš susisukau. O moteris viską pasakė. Ja. Ne. Tai žodžiu. Nu, tau yra buvę šiaip apie masažus kalbant, to yra buvę, kad turi pagalvoti, kad biškai nepasistot bibeks. Jo, reikia galvoti. Šiaip dėl to, kad tau tas zonas tipo vinioja, tai žinai. Aš ne dėl ko aš galvoju, kad taip atsitinka, nes tu šiaip realiai, jeigu tu negalvotum apskritai, tai tau net ir nebūtų, nu, pavyzdžiui, kaip man yra, aš ateinu į masažą ir tau nereiktų galvoti, bet tu ateini, kai tu iš karto atsiguli ir tu toksai, Jeigu tu pradedi galvoti, tada, blėt, pradedi kovoti. Taip, taip, tavęs net neliečia, jinai, supranti. Ir tu toksai, blėt, kad tik tai nepasistotų. Kad tik taip, blėt, nes bus tipo taip, nes tu, blėt, tu bernas, tu nekontroliuoji šio dalyko. Tu nekontroliuoji. Tu esi tiesiog guli, arba tau iš nieko negali būti, blėt. Bet žiūrėk, kai tu kontroliuoji tą, kai tu mintysi, čia įdomus dalykas su Bibi ir gal padom irgi bus įdomu išgirsti. Pavyzdžiui, man kaip yra, kai tu tipo guli masažę ir tu kontroliuoji tą, nu, statumą. Tu ne tai, kad kontroliuoji, aš tai, pavyzdžiui, galvoju apie kažkokius šūdus. Oi, seniai, blėt, aš pardavęs kiek padangų esu masažo salone ten. Na ką, tiesiog pradedi galvoti. Ta prasme, pardavinėjai viską, kurva. Mama laidoji, blėt, ten. Tau ir kurva. O, amžinatelsi, duok mirštam, žinai, tipo. Čia kaip tas, kur... Jo. Tai va, tai žodžiu. Bet man kas yra, žinai, kai aš galvoju apie tą, kad nepasistotų, bet aš jaučiu, aš nežinau, ar tu jauti, bet tu jauti, kad šiaip... Pirmąjį dunksėjimą. Ne kiek tas, nu, tipo, kibimą, bet tu jauti, kad realiai jis yra tikrai ant tokios... Visą laiką. Ant tokios įtampos ribos, kur tu pagalvotum, kad paleis mintį, pėsda, važiuos. Jo. Bet jisai toksai, tipo, jauti, kad tas raumuo pasiruošęs dirbti. Jisai yra, jo, jis visą laiką po įtampą yra, žinai, tipo, ant BPM. Jo, jisai laukia ir tu kovoji. Tai tavo atveju, vapšė, kai tavo bičias masažavo, vapšė. Aš tarpme, jau ir taip nėra didelis, bet po to aš turėjau, nahui, stipriai ieškoti, kur dingo jisai. Iš vis raidytė, žinai. Bet aš esu klausęs, beje, masažiščių, moteris neatrašinė, aš kažkada story buvau metęs, klausiau, ar jums, nu, tipo, kaip jūs reaguojat, kai masažo salone, bedarant masažą, stajakas bičiui? Nu? Nuspėk, ką parašė. Tipo, normalu ar nenormalu? Normalu, čia visą laiką jam taip, ne? Teisingai. Jo, parašė, kad, tipo, čia yra, mes reaguojam į tai absoliučiai normaliai, nes mes suvokiam, kad tiesiog, nu, tokia aplinka vis tiek susikuria intimumas ir, tipo, mintys. Mes į tai, kai tipo tiesiog, nu, žmogus jokių intencijų neturi. Pavyzdžiui, ten, žinai, sako, jeigu ten pradeda čiešint ar kažką ir, tipo, tu matai, kad jam tipo, ten, pavyzdžiui, kažką imtų žandų, jo, ten, žinai, palies kažką. Tai tada jau sako... Bet čia jau tie šlikštuomenė. Jo, čia faktas yra, kad tada jau tu, žinai, tada, stabdom arklius ir, žinai, nedarom nesąmonių. Tai čia yra... Bet Marijos sustabdo arklius, tipo, ir sako, viskas valink iš čia. Aš manau, jo, šiaip reikėtų, gal yra žmonių, kas užsiema masažais, moteris galėtumėte pakomentuoti, arba pataginkite draugą. Nes įsivaizduoju, kad aš dar tarp kitko... Aš manau, kad yra pervertų. Ui, seniai. Aš mačiau, jo. O, kai grįžt namo. Yra kažkokia mergina, kuri daro depiliacijas vyram. Mačiau straipsnį. Jo, ten populiarioji tokia. Ir jo, jinai dabar populiarėja, tipo, ir jinai daro, ir jinai sako kažkaip, kad visi jai rašo, ar darai laimingą pabaigą. Tipo, ar darai laimingą pabaigą. Ir va tai, va, tiesiog visi rašinėja žmogui. O tipo, kur, sako, jinai tam tokia, nu, tokia šviesi, tokia, tipo, mūza tokia, žinai, tipo, vauk, žinai, visą, tipo, aš darau. Ir, aišku, nu, įdomus dalykas pasirinkti po depiliaciją vyram daryti, bet tiesiog chill, žinai, nu, tipo, jinai chill ir tiesiog, va, visokia tokia dėdai tik tokia. Rašinėja, nu, tai ateičiau, tipo, jeigu, tipo, nu ir va, tai supranti, kad... Aš žinau, kad yra Vilnius šiaip, mano draugelį yra ėję kažkada, Vokiečių gatvė kažkur su happy endingu. Kokie vardai draugelių?
Žinai, kur tiesiog, net juokauju. Benas? Nu, yra, tai yra. Ten kažkaip varė. Man, pavyzdžiui, aš tai negaliu į tokias vietas, nes man... Nu, tai žmonių rankos užšviestos. Nesmė, žinai, dėl ko aš negaliu į tokią... Pavyzdžiui, aš negaliu į stripaką irgi niekada nesibuvęs ir nenorėčiau, nes man taip atrodo, kad tave ten apipės, kurva. Suprantate, man kažkoks yra, pavyzdžiui, ten raudonų žibintų kvartalas Amsterį, aš net, kurva, praeinams, aš net nežiūriu į tuos papus panų, nes man atrodo, kad, kurva... Pažiūrės jau skolingas. Jo, žinai, kur kažkas buvo, žinai, tai man Jo. taip pat, būt, atrodo su happy, nu, pirmiausia, man net nėra poreikiai, blėt, seniai, aš tikrai geriau padročinu pats, negu kad man kažkokia ten pana nadročins už babkį. Random kažką, žinai. Pašvalank, realiai, jo, aš pats žinau taškus, žinai. Kur tak, na, opa, dar seniai pastaim dusą pirštai per šikną viskas, na, ačiū. Ačiū, gerą vakarą. Da. Ir mes vieną kartą, aš buvau stripakė vieną kartą, man atrodo, gyvenime. Lietuvoje? Lietuvoje. Buvau stripakė vieną kartą ir mes buvom po koncerto ir mūsų nusivedė organizatorius, tipo, į stripaką. Prikolas, tipo, afteris, varom, tipo, mes ten klube turėjom afterį, žinai. Padarėm ten klube afterį, mūsų didžėjus pagrojo ir davarėm į stripaką, seniai. Atvarom į stripaką. Nu, taip, einam, aš tada net nesupratau, realiai, kur mes einam ir ar rimtai mes čia kažkur einam. Nu, žodžiu, tipo, o, davai varom ant prikolo. Nu, varom. Ir ten tas, žodžiu, organizatorius mus nusivedė, mes kylam į viršų. Plėt, pirmas dalykas, ką mums pasakė, sako, atsisuko, tik nesijuokit iš panų. Bet, sakau, prie ką? Tipo, aš nieko nesuprantu, žinai, dar visi išgeria biški buvom, žinai. Sako, nesijuokit iš panų. Aš dėl ko žinau ir klausiu, ar lietuviškam ar nebuvo. Taip, seniai. Ir mes užėjom į tą stripaką. Visų pirma, tik užėjus, jisai visiškai tuščias, vienas dalykas. Tik užėjus groja mūsų daina. Vaikšto pusnagas panos. Jūsų gabalas groja ir... Taip, seniai, mūsų remixinis gabalas groja stripakė. Čia tipo pasitikimą. Nu, tai yra... Ai, čia special įpiso. Taip, seniai. Ir tai buvo labai baisu. Ir tada mes, žodžiu, einam ir mergos visos, ne? Atrodo, kad papus visos pasidarė pas tą patį meistrą. Tai prasme, visos tiesiog... Garažė sėdėjo. Tokiai, žinai, kur tipo, tiesiog žiūri į tave ir jos nekrust. Papai nekrust. Va, jinai, va. Grinai, va. O toks, va. Tai prasme, grinai va taip pat atrodo. Tai mes savo vadybininkai Vaivai, ten davė mums dar davė pinigų. Tipo, iškeitė tokių, ten buvo klubo valiuta. Plastikiniai kažkaip pinigai, juos tipo nusipirki, žodžiu, ir tada gali tipo kišti tom panom į tarpus. Tai mes, karočią, visus savo šaibas atidavėm mūsų vadybininkai ir jinai pradėjo ten, žodžiu, rodytas ir aplink ją visas to šokėjas vinioja, jinai tiesiog tos pinigus. Blet, kaip balandžiai prisiemku. Taip, iškart mes visi, tipo, ir eina prie manęs, aš rodau, sakau, kad atidavau, jinai taip, nuėjo toliau, žinai, nu, tipo, eina prie manęs, ne. Nu, tai va, tai žodžiu, stripakas yra klaiku, koktu, baisu, lieva, prastai ir nežinau, kas ten gali. Aš manau, gal aišku yra, nu, tipo, vietų, žinai. Gal yra krūtų, kur ten, žinai, ten kietai šoka. Aišku, vėl tada, žinai, kaip Tailandė eina pasižiūrėti, kaip iš pyzdų šaudo balandžiai išlenda, žinai. Tu sakai, nebuvo. Ai, bet čia nesipakas, čia jau toks šou. Čia vadinasi ping-pong šou. Tai gerai, kas buvo ping-pong kamaliuką išpyzdų ir balandžiai išpyzdų? Seniai, ten... Ir dar koks alikatorius. Britvos, lesbijos išpyzdų. Jos įėjo, mes turėjom pamatyti tai. Mes turėjom tai pamatyti. Mes atėjom, sakom, ping-pong šou ir taip toliau, bla bla. Ir jie, tipo, mūsų leido. Tai visų pirma, tai jos ten, kaip blemba, nežinau, kaip paaiškinti, bet jos visų pirma įėjo švilpaudamos. Suburna, tikiuosi. Tyla, žinai, tyla ir girdė. Ir įeina jos į grupelę, ten 4 jos. Jos įeina tiesiog ir jos iš geldelių, jos švilpoja. Iš pyzdų švilpoja. Švilpia iš geldų, taip. Jos įėjo be švilpa. Tipo, pasišvilpdamas. Jos įėjo pasišvilpdamas. Iš čia. Ir jos užėjo, užlipo visos. Eik, cunach, tu dar palauk. Visų pirma, jos tada ten tipo paaišė, įsikiša ten tipo markerį, nupiešė kažką, gražiai visai nupiešė. Tada iš ten įsitraukia juostą su peiliukais. Tipo, kur... Jo, daug jų, tai traukia iš ten, tipo. Vienas dalykas. Bet tai gal netikri, gal guminiai plastikiniai. Bet mane šitie dar dalykai, tipo, tikrai, nešokiravo visiškai. Šokiravo biškai tas faktas, žinai,
Nu jo, gal man biškai negerai. Nu. Tas faktas, kad jos kaip nuvaryti gyvuliai tokie atrodė, žinai, kur tiesiog tokie, žinai, mes galvom čia šou bus, tipo. Kur, tipo, joms jos smagu, atrodo, žinai. o mes, tipo, iš karto atėjom ir galvojom, tipo, blet, nu jom lievai, tipo, yra. Nu, tipo, nu, kad kažkas blogai, tipo, jos tokios. Tai mes pradėjom čyrint. Mes pradėjom pakūrinėti, ne? Jo, ir jos užsikūrė, ir jos po to pradėjo žiauriai smagiai laiką leisti. Ir mes visi susižiūrėjom ir tipo, mes ten plojame salų ir mums smagu buvo visiems, nes mes su panom buvom. Tai žodžiu, labai buvo prasidėjo smagumas ir mūsų garsistas sėdė ir jos ten pradėjo visokius triukus irgi daryti. Ir kažkas sako, tipo, kom, tipo, ateikit ir iškart į mūsų stalą, ir žiūri į mane, tipo, kom, sakau, aš ne, garsistą. Aš garsistą įstumiau ir jisai, tipo, ką? Ir jam pys paduką, žinai, įdavė paduką, pasiėmė į tą paduką, ir sako, atsistok, tipo, į nuotolį, žinai, tipo, jis ten kažkaip pasitraukė, gal per kokius 6 metrus, žinai, 5 kokius metrus, išgulė tam moteris, tipo, ta atsigulė? Jo, jinai atsigulė. Aha. Kita moteris atnešė į dešrą. Tipo, nu, šitą dešrelę, tiesiog paprasta pieniška dešrelė. Jai sukišo į geldą, bum, įkišo ir sako, tu būk. Ir jinai tik tai, pap, ir šovė, aš matau, kaip dešra eina. Ir jam į paduką, blump. Eik, mes atsistoję, plojom, seniai, ta prasme, čia nerealu. Jinai tiesiog iššovė iš savo pizdos. Iššovė Sasyską. Saskę. Pum, bet su jie, tu girdi, pakna. Kai su išeina. Su paraku, kūros, seniai. Jo, taip, melio, biškime tu jauti. Jinai iššovė ir pataikė, mes visi plojame, čia buvo baigiamasis akcentas, man atrodo. Tai faina, žinok, verta nuvaryti. Va čia, sakyčiau, verta nuvaryti, jeigu tu pasikuri ten. Tai va, jeigu pasikuri, ten tai skemina, faktas tai skemina, nes tu labai daug moki už kokteilius, ten Tailandė šiaip yra labai pigu. Bet ten tu moki labai daug sako už kokteilius. Ten nemokamas įėjimas dažniausiai, arba mokamas įėjimas, bet tu už kokteilius ten pirmą nemoki, pavyzdžiui, už kokteilių, už pirmą drinksą. Tai va, tai jeigu bus Tailandė, tai būtiniausiai apsilankyk, smagu, žinok, nėra kažkas labai baisaus, jos labai daug savo... Gerai, bet kiek laiko tau reikėjo priprasti ir suprasti tą dalyką, kad, tipo, nu, mes dabar žiūrim į... O papai, visa noga, full noga? Ne, noga, bet kažkaip, man atrodo, jos ten... Su lipukais? Ne, jos nuogos, man atrodo, ant papūzų į patys tai nuogi, bet jos biškis tokiam sukneliam. Ai, tipo, su minikiukais. Nes aš ir, žinai, noriu klausti, tipo, kiek laiko reikėjo apsiprasti prie to, kad tu ateini ir tu matai realiai nuogas visiškai panas ir tu žinai, kad iš pizdo sardelę šaudys. Tu nežinai. Tu pradžiai to nežinai. Bet tu vis tiek žinai, kad kažkokia daiktai, kad lys kažkas iš ten, kad ar su motociklu kažkas išvažiuos. Jo, ir pingpongas dar žaidė. Pingpong šau vadinasi dėl to, kad pingpongas. Tai tipo iššauna ir pagauna kitą? Jo, ten kažkaip jos ten, nu, žodžiu, reikalas daro. Tai aš nepamenu dabar tiksliai, tikrai geras buvau, bet... Tai gerai, bet tu atėjai jau į kaušės, tai tau kaip ir jau viskas buvo normaliai. Buvo smagu. Pradžiai pirmą sakau tas, kur, ble, tu pradedi gailėti, lievai, ble, ką mes čia darom, mes čia, ble, užėjom, tai va, kaip į zoologijos sodą, žinai, kaip į gyvūnus, žiūrėti, kaip į kažkokius gyvūnus žiūrėti ir mums taip lievai buvo, tada norėjom galvom, tiesiog užkursim nuotaiką ir da tikrai tai pavyko ir buvo labai fainai. Šiaip labai juokinga, tai kas skamba kuro, kad, tipo, jūs čerinot panas, kad joms būtų smagu iš pizdos balandžius traukti. Taip. Ir mes jas palaikėm ir jos užsikūrė, joms buvo smagu. Tikrai jos užsikūrė, nes jos prastą vakarą turėjo, blėt. Tai kaip pagalvoja, tai bėlė kaip, kur nesąmonė. Absoliutinė nesąmonė. Mes pačerinam panas, kad iš pavyzdžių šaudytų balandžius. Absoliutinė nesąmonė. Tikrai absoliutinė nesąmonė, bet žiauriai smagu. Tai varysi tu į Tailandą, vis tiek kažką laikai. O tu šiai buvęs Tailandė? Ne? Nuvaryk. Maksai tu irgi nuvaryk. Mes praėjusį kartą, čia kiek matai, nežinau, bet esmė, kad mes turim tų dar iš tikrųjų istorijų, laiškų, jo dovanų, blogiausių dovanų ir žmonės rašė, kad nuo huijenai pabaigoje prisižvengiam, nes tipo buvo tos istorijos ir mes galvojam, kad dar va šį kartą reikia atiduoti duoklę, paskui vėl, manau, darysim blogiausių kalėdinių dovanų tikrai, nes kalėdos jau artėja po truputėlį, bet dabar dar turim kelias geras istorijas, kažkokias ištrauksim apie dovanėlės į pabaigą podcastą, kad dar biški nuotaiką pasičiarpint. Galim pravaryti. Prarydink kažką tu šį kartą. Gerai. Dovana, čia nežinau, kas rašo, tikriausiai, bendravau su vaikinu, tai reiškia panelė rašo. Aha. Bendravau su vaikinu jau keletą mėnesių. Buvau su rožiniais akiniais, žinai. Meilė, tą laikotarpį tiesiog rožiniai akiniai, jau nesvarbu kas kaip, kur susitikdavom tik vėlais vakarais ir važiuodavom į tą pačią aikštelę kas kartą.
Dažnai kalbėdavom telefonu. Rytais ir vakarais žinutės su labas rytas ir labanakt. Žodžiu, panašu, kad link draugystės. Gerai, taip, čia viskas ok. gerai. Viskas ok. Kalėdoms nupirkau jam, bet vėl, žiūrėk, tipo, link gal jisai taip negalvoja, žinai? Jo, Taip, bet žiūrėk, jinai jau kalėdom... Bet nesakė, Taip, surodžiai gerai. sakiniai, žinai, taip. Jinai surodė, jau pradeda ne šiaip sau. Kalėdoms nupirkau jam daugkartinį podelį gerti kavai. Jis norėjo kažkokio special modelio. O aš užfiksavau ir prisiminiau. Tada nupirkau nedidelį kiekį pilstomų vyriškų kvepalų ir Calvin Klein apatinių dėžutę. Gerai, jinai nupirko jam tai žodžiu, nedidelį... podelis, pilstomi kvepalai, žino, kas čia ir kur čia pilsto. Kas kur pilsto? Gerai, pilstomi kvepalai ir Calvin Klein trauzai. Apatinių dėžutę. Taip. Okay. Tai buvo prieš keletą metų. Tokio tipo dovana atrodė tinkama, simbolinė ir graži dėmesio parodymą. Ble, jau čia nesimbolinė, realiai jeigu normalus, originalus Calvin Klein trauzai, tai ble, kiam eurų kainuoja. Pilstomi kvepalai, hupami iš kur, žinai, tada, ir tas padukas. Podzikas tai sen irgi kainuoja. Čia, jo, tipo, šiaip tikrai labai nemažai pridėjo. 8 eurų, sakyk. Aš gavau sąsiuvinį. Tiesiog sąsiuvinį, kur. Tas plonas sąsiuvinys. Su katinu, kur būn, žinai, su daugybos lentelė gale, kur. Čia tipo simbolinė, aš gavau sąsiuvinį. Tiesiog taip ir parašyti. Taip, aš gavau sąsiuvinį. Aš gavau sąsiuvinį. Paprasčiausia sąsiuvinį, kuriame buvo nupieštų žmogeliukų. Suprask, kad čia jis ir aš. O kokiame trečiame lape parašyta, kad turiu tęsti istoriją pati. Tiesiog, sąsiuvinį, jis pripešė žmogeliukų, kad čia jau, bet įdomu, kiek čia metų, nors jeigu važinėdavo kovos. Jeigu su mašina važiavosi, jau visi buvo 18. Jo, kad turi dovana 100% padaryta per 5 minutės, prieš važiuojant. Man buvo super keista. Grįžus namo buvo gėda pasakyti šeimos nariams, kad po savo galvoto rinkinuko gavau 12 lapų, 12, taip. Taip ir kaip ir sakėm, 12 lapų sąsiuvinį. Net ne pustorį, kurva, tai mažiausia variantą. Iki šiol jį turiu kaip priminimą savo. Amazing. Prašom atsiųsti nuotrauką. Sąsiuvinį. Bet gerai, tai dabar žiūrėk, paanalizuokim patį bitch. Bitchas tikrai įpiso, nebuvo paruošęs nieko ir tikrai įpiso tą minutę. Paskutinį, taip. Ir galvoja, kad čia bus romantika. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, dovanoji savo antrai pusiai albumą su jūsų bendra fotke ir tada, tipo, fotkinsi, bet dažniausiai ir dovanoji kokį momentinį fotkę kartu, kad, tipo, fotkinsimės ir dabar kurkim čia istoriją kartu. Čia bičas, kurva, nupiešė stikmenus, seniai, realiai nupiešė, blėt, stikmenus, iš pagaliukų su veiduku, kurva, kur 3 pagaliukai, blėt, kojos, veidas apvalus, kur be nieko. Ir dabar teskim, kurva, istoriją. Įdomu, bet dar ir pakomentuok, ar tu dapiešiai, ką nors. 100% tu nieko nepiešiai. Ir norėčiau istorijos pabaigą sužinoti, bet... Bet tai kas čia per... Bet, blėt, ne, čia... Bet čia man, žinai, prie ko veda šitą istoriją, irgi prie kurva šito, kur tu darai tas cheap boyfriend. Broke boyfriend. Broke cheap boyfriend, kur tipo, what the fuck, visiškai. Tai jau algą gavai? O gerai, man kaip tik reikia. Gerai, šauk. Dabar tai, vaikinas tiek užhypino, kad vau, kokią dovaną tau padovanosiu, pizdatent. Gerai, jau visai laukiu ir aš. Gimtadienis, esu labai excited. Važiuojam atsimti. Vis dar esu super hypinama, kad dovana superinė mažutė čia, Tai jis važiuodamas dar hypina. Dar bebežankiai. Žinok, dabar jau kur bus, tai jau... Dabar tai žinok, to pizda bus, pamatys, kas to bus, žinai. Tai jis dar vis hypina, bevažiuojant į paštomatą. Atvažiuojam prie paštomato, liepia pakuoti čia, prie pati jo langą, ištraukiai, dabar trauk iš tos dėžės. O ten puodelis su mano pačios veidu. Nahui. Tiesiog paprastas puodelis su mano veidu per visą kraštą. Dovana man puodelis su mano iškraipytų snukių, blėt, per visą kraštą. Kaip pratempta, žinai, selės, kur kurva nors. Seniai, dabar turiu, puodelį su savo veido, atrodo kaip didžiausia savimyla ever, kurva. Ir dar beje buvo irgi prie to paties primėsi, dar buvo viena istorija, kur padovanojo irgi su jo atvaizdu padovanojo jam 3
tiesiog draugai, 3 maikės gimtadienį proga su jo pačio snukiu, nahui. Ble, Seniai, tu kurva, žinai, gerai, tu dovano katę, pohui. ne, ble, aš norėjau, kad tai praslystų. Su katėm, ne, supratau. Pieninio snukio katėm. Gerai. Bet žiūrėk, dabar, gerai. Pydarai dovanoja. Vat realiai, pydarai, ta prasme, esi pydaras. Jo, tu pydaras, ble. Aš iš to padelio piščiau, kurva, į smilkinį, kad suleis prie tos mašinos, kad dar su karšta pasamo grįžčiau ir paskui. Bet, tipo, tu žiūrėk, tai gerai, kaip tau ateina mintis, kad žmogui patiks gerti, blėt, iš savo snukio kavą. Tu matai kavą. savo snukio, tu linki kavą, tu matai... Tu kas rytą geri iš savo snukio arbatą arba kavą. Dabar, žiūrėk, iš savo snukio geri kavą ir dar įpisi maikoną su savo snukiu. Nu. Tai tu kas esi? Ligonis. Tu ligonis. Kaip tai pavadinti tai? Esi ką nors dovanojęs, beje, ką nors su veido atvaizdu. Nežinai, kur būna temlet padovanoja, pagalėjus užvalkalą. Esu matęs, kažkas yra padovanojas patalynę. Čia jau prikolas. Su savo. Čia jau prikolas. Bet aš nežinau, čia supranti nuo prikolo iki ligonio vieną bet žinai, kur, tipo, jeigu tu padovanoji ir atsidaro, ir, tipo, visi žvengia, juokas ir, tipo, dabar galim išmesti, nes prikolas. Gerai, bet vilk, pažiūrim, tipo, ir prikolas. O tai gal tu nepriskirtum prie chujovų dovanų, nes tu realiai tu negavai dovanos. Žiūrėk, tavo vienintelė dovana yra... dar 200 eurų. Bet dabar Augustą tau atneša, blėt, padovanoja. Kaldra, blėt, su Katino snukiu ir su tavo snukiu, jūs tipo dviesi ant tos paklo. Ir čia yra final visa dovana tavo gimtadieniai. Ir arba kalėdami ir prašom, Deivi, va, užsipisu tą kaldrą. Užsidusink, na, užsidėsim. Ne, čia būtų lievai, tipo, aišku, aš nieko nesakyčiau. Žinai, kur dievau, nieko nesakyčiau. Degina jau. Tiesiog. Į benzo prihujarnės įsigyčiau. Aš nieko nesakyčiau, aš užvilgčiau, būtų prikolas, bet jeigu jau žmogus į mane rimtai žiūrėdam, rimtom akim, padovanotų. Čia ne prikolo forma, tiesiog myliu. Žiūrėk, kaip jis dažnai, bet aš taip apie tai galvoju, aš pagalvoju, kad artimiausias dalykas yra, nu, Katinas ir kad tu, ir kad kai tavęs nėra, kad ta pagalė būtų tavo vedęs ir kad aš galėčiau irgi, ir kad tu kartu būtume. Nu, na, tada bet žinai, kur tipo... Tada nuvarau, ginklą nupirkau. Aš nusipirkau dujų, na. Aš nusipirkau dujų, aš pakviečiu prie stoties, šoniukį. Ačiū. Ir įsivinioju tą patalinę. Į patalinę. Į nerį. Ir į nerį. Pašal nachas, to mano pavyzdys su Katinu. Tuometinis mano vaikinas pamiršo mano 21-ąjį gimtadienį. Okay. Čia jau sustabdom ir sakom, kad čia nėra nieko baisiau, kai pamirš gimtadienį. Čia yra žiūrčiamo, yra didžiausias košmaras, tipo pamiršt. Sveiki? Esu pamiršęs. Panos gimtadienį? Ne panos. Blet, esu mantelę brolį gimtadienį pamiršęs. Bet išsivarčiau. O jis žino, kad tu pamiršai iš tiesų? Ne, dabar jeigu žiūrėsi, žinos, kad buvau pamiršęs. Mantelė? Klausyk. Tikrai pamiršau nuoširdžiai, blet, brolio gimtadienį. Pizda baisi gėda. Ir nepasveikinau tą dieną, bet kitą dieną prisiminiau, kad buvo jo vakar gimtadienis. Ir aš, karočią, pisau iš karto dovaną. Žodžiu, viską padariau ir atvariau į chatą, anksčiausiai pasveikinau, padariau viską ir pasakiau, kad vakar nepasveikinau, nes ruošiau tau šitą staigmeną ir kad tipo Olgučiai. Aš taip tipo įsivarčiau, nes sakiau, kad tipo vakar žinau, kad nepavyks pasveikinti, tai va čia tokį esu įpisęs melą brolį ir jeigu dabar žiūri, tai... Neatsimenu, kuris gimtadienis, bet tikrai buvo pamiršęs brolį gimtadienį. Artimiausias žmogaus, didžiausias gyvenimo meilės, blėt, savo gimtadienį prapisęs. Nu, tipo, va taip, na. Ja, nu, bet nieko, svarbu, kad tu... Žinai, kur, tipo, jeigu tu sakytum, blėt, jau prapisau, būtų lievai, bet jeigu tu tiesiog, va, paskui, taip, blėt, širdį neskauda... Bet išsprendžiu irgi, supranti, viskas buvo gerai. Tai viskas tvarkoja. Ar 5 valandų mėliau, ar 5 valandų anksčiau pasveikinti. Viskas kaip ir tvarkoja. Dabar žinosiu. Para buvo. Nu, gerai, tai taip, tęsiu. Tai žodžiu, tuometinis mano vaikinas pamiršo mano 21-ąjį gimtadienį. Tai teko priminti. Aišku, kad neigė, jog pamiršo, pasakė, kad pamiršo dovaną mašinoje. Seni, nu tai mašina, grinai, aš va. Ja, va čia žiūrėk, tai grinai apie tave. Ir gerai, pamiršo dovaną mašinoje ir iš jos ėjo paimti kokį gerą pusdienį. Grįžus, blėt. Nu, tu durnas, korva, tu durnas. Grįžo su kuponų vairavimo kursam. Nu gerai, nu tipo jis išleido daug šaibų, Pusę paros mašinoje ieškojo čekio, kurva į vairavimo mokyklą. Jisai pusę paros galvojo, blėdzenis galvojo, ką jisai, blėd, šlapiais pautais. Šlapiais pautais sėdėjęs mašinoj. Pizda.
Nu, gerai, Grįžau su vairavimu, tai viskas gerai, nes kaip ir planavau pradėti lankyti. Aha. Po kelių savaičių, nuvykus į vairavimo mokyklą, užsiregistruoti su gautų kuponu, Kas? turėjau dar pati susimokėti už jį. Nes tas gudročius, neaišku, kaip sugebėjo įtikinti darbuotoją, kad tuoj grįž susimokėti ir nesusimokėjęs už kuponą pabėgo. Ir aišku, sugebėjo padovanoti man tik tą bevertį popiergalį. Jisai apipiso vietinę tetulytę, kad jam išrašytų... Tai supranti, jis, žinai, tetulytės neapipiso, nes kaip ir, vis tiek, jinai turės susimokėti, bet kaip jis savo paną bandė apipirkti. Bet jisai apipiso tą tetą, kad jam duotų tą čekį. Žiūrėkit, aš varot, neši babkis, duokit čekį. Taip. Čia nekukūna. Čia pridurkas. Gerai, tai jisai apipiso paną, kad čekį atnešė. Tai paskui užklausus paties, kaip čia kas, sakė, nu jo, turėsi pati susimokėti, aš neturėjau pinigų, o kažką padovanot man tai reikėjo. Trauma visam gyvenimui. Tai tuometinis vaikinas. Tuometinis, viskas aišku. Bet kaip žiūrėti į akis žmogui? Kaip tu po to žiūrėsi į akis žmogui? Tai Tipo, net man pasakyk, ar tu esi ant tiek, kur ataušęs, kad tu galvoji, kad neišlys įla iš maišo. Taip, nu, tipo, vis tiek žmogus, reiškia, eis, nu, tų kursų, nu, tipo, labą dieną, aš esu ten Aurelija ir noriu laikyti kursus. Laiką. Aurelija gali laikyti kursus, bet 300 iš jūsų bus. Ja, pratempinė laiką. Ir supranti, ir kokią gėdą tai panai. Nu, blėt, ateina žmogus. Man ir kažkur buvo, kad va taip kažkaip buvo irgi, kad galvoju, kad sumokėta, bet ten pačia mano klaida, kur tipo galvom, kad sumokėta ir ateinam ten, žinai, ir tipo, nes ten tarkim už staliuką kažkokį rezervuotą, žinai, ateinam ir nėra rezervuota ir tipo tos staliukas atiduos kiem, bet tu ateini toksai, kur blėt atsivedi ten draugus, va tarkim, mes buvome dabar vakarienės, ir tipo šis atsivedu ir ateinu ir žinai, ir pas mus tokia situacija, ateinam, aš čia toks pizda confident, čia atsivedu hebra, pavalgysim, čia kažką ateinu, žinai. Ne. Sako, nesumokėta, žinokit. Jo, sumokėti reikia. Tai sumokėtai, bet nėra vietų seniai. Tipo, nu, nėra kur sės, viskas yra full rezervuota, dėl to, tipo, aš galvoju, kad parezervinau, kad apmokėjau, kad mes ateisim, pavalgysim. Nu ir ką, kurva, aš atsisuku su kumeliuko akim į tuos draugus. Nu, sorry, hebra, ne šį vakarą tiesiog, supranti, bet čia mano klaida. Bet esmė, apie ką noriu sakyti, kad čia yra, nu, aš žinau tą gėdos tokį jausmą ir nemalonumą, nes tu pirmiausia ateini baisiai, nu, tiesiog nepiktavališkai, bet tu pasitikintis ateini, nes tu žinai, kad va dabar, tipo, aš čia padariau, va kaip ir va dabar aš turiu kuponą, ateinu jį išleisti, žiūrėkit, 300 eurų čia yra, žiūrėkit, noriu išleisti. Taip. Bet čia, nu, čia skau, čia jau kiauliška čia. Ne, bet čia bernas jau, šitą berną reikėtų nušauti realiai. Nu, ja, čia jau tokį, čia tiesiog žmogus neturi, žinai, common sense neturi. Paprasčiausiai common sense neturi. Tėtis per visus mano gimtadienis mėgsta pirkti dovanas ne man, o visai šeimai, kad visi laimingi būtų. Ir padalina tą sumą ant visų. Klausyk, tai per praeitą mano gimtadienį grįžo su gėlių puokšte ir Wi-Fi modemu, sako, čia tau su gimtadieniu. Ir tėvas pūlė jau žiūri, žinai, tipo jau maršrutizatoriui pisė stipresnis. Ja, tėvas Wi-Fi'aus, tipo, primes. Man šiaip, aš galvoju, man tokios yra, blė, tos dovanos, kur va irgi čia kažkas rašė, 3-5 metų buvo gimtadienis, man padovanojo siurblį, aš su to siurbliu norėjau patį tą žmogų susiurblį. Man yra toksai, kur mano tėvukas biškai kartais mėgsta į tokį šaut, kur padovanoja dovaną, tipo kaip ir mamai, bet šiaip labiau gal abiem, bet labiau iš vis gal namam. Nu, kur tipo ten, žinai, padovanojau, nu, nepadovanojau to, bet tarkim, padovanojau robotą, kuris pjauna žolį. Ble, nu ką tam man to robotą atsėdus, kur po kiemų važinėsis, nesivažinėsi. Kažką asmeniškai, tipo, perki ir šiaip. Taip. Bet aišku, vėl čia, žinai, gal jau, kai, tipo, esi jau tiek metų kartu, ten 30. Gal mama ir zaibys, tipo, žinai. Jo, gal, jau ką tu ten pridovanosi vienas kitam. Tiesiog, jau tu dovanoji daiktą, kuris yra, žinai, universalus. Bet aišku, 3-5 metų būnant gaut, blė, dulkių siurblį, nu tai kas tas siurblį, kurva, iššok per langą ir bandyti nuskristi, bet nusižudys ir laimingas gimtadienis bus, kurva. Norim gal paprašyti, kad paliktumėt komentarą, nes labai smagu gauti jūsų komentarus, labai faina skaityti juos, Deividas mėgsta atrašyti. Aš jau visus atrašau, jis mėgsta atrašyti, tai labai smagu man šiaip paskaityti. Nes manau, kad aš ir pasau YouTube tą patį turiu. Aš manau, čia yra, aš tikrai žinau, kad čia vadinas kažkoks sutrikimas, šiaip beje, čia dar labai trumpai, yra sutrikimas, kur pas mane viskas turi būti tvarkingai. Pavyzdžiui, pas mane, kiek pas tave dega Gmail'e, kad laiškų yra? Nori pažiūrėti? Nu, tiesiog atidaryk man, šiaip parodyk. Kur čia pažiūrėti? Nu, ne, tai taip, ant programėlės. Ant programėlės nerodoma, tai žiūrėk. Nu jeigu dėtum apačion, tai parodyt ten. Bet yra, šiaip pas tai čia rašo.
999 plus eina jau. Jo, ten pas Tarp mane jo, tai va, aš esu toksai žmogus, Tu visus atidaryt turi. pas mane jokia programėlė iPhone niekas neturi šalia raudono skaičiuko jokio. Tai dabar turi tik tai va šitas update'as. Reapsų update'as. Daugiau pas mane tipo nieks neturi ir aš turiu tokią, ir taip pat su YouTube. Čia švaraholiškumas. Žinot, taip pat su YouTube yra, taip pat, pavyzdžiui, pas mane negali būti Instagram'e nei vienas stories raudonas, nors aš jų ir nežiūriu, aš praskolinu, bet pas mane turi būti, blėt, sen clean išvalyti. Tipo, viskas turi būti, tipo, kaip turi būti. Taip pat man yra ir su tais komentarais. Aš turiu kiekvieną... Išvalai, aš turiu ant kiekvieno užmesti širdelę būtinai komentaro, nes jeigu aš įsijungiu programėlę, man, tipo, kai aš parefreshinu, man nėra švaru, o dar kokį po apačią komentarą rašo. Bet jeigu tu užmeti širdelę, tas komentaras jau dingsta ir tau yra švarus, tipo švari programėlė. Tai aš turiu, ir čia tikrai, aš žinau, kad čia yra kažkoks turbūt sutrikimas. Jis turi pavadinimą, kur žmogus turbūt, va, tipo, taip viską turi išsivalyti, išsidėlioti, kad OCD, būtų... palauk, OCD vadinasi gal, lyg ir OCD, nu žodžiu, nesvarbu, tai va, kad viskas turi būti visur švaru. Negali nahui niekas degt, negali būti neperskaitytų žinučių, negali būti, nu, tipo, tiesiog viskas turi būti švaru. Tai va, vien dėl tos priežasties aš ir atrašau žmonėm šiaip ir visų palaikinu absoliučiai komentarus. Tai žiūrėkit, jūs turite tokią terpę dabar, rašykit komentarus, Deividas visiems atrašys, visiems palaikins. Ir specialiai plus 10 štuk komentarų, kur turėčiau užsipisęs ir dahujaką užblokuos. Viskas. Tai va, ir palaikinkit, nu tiesiog, nu, pakelkit ryčą mums. Jo, užmėsit laiką. Taip YouTube'as veikia tiesiog. Ačiū tau, kolega. Ačiū. Iki kitos. Blet, laukiam to lazerio. Blet, nu bus. Blet, laukit lazerio. Laukit. When I wake up